Sveiki, prisijungę prie YouTube kanalo Pasauliškis, su jumis aš Justas Žukauskas. Šiandien svečiuose turime pasaulietį Beną Ulevičių. Labas Justai, sveikas. Labas. Taigi, sugalvojau tokią dalyką, kad padaryti klausimų atsakymų kaip ir tokią vos ne sesiją, nežinau, kaip viskas dar praeis, kaip seksis, nes manau, kad yra daugybė klausimų tikintiesiems ir pats, kadangi esu prieš 5 metus įtikėjęs, turėjau pradžioje labai daug klausimų. Pradžioje buvau ateistas, galvojau, kad visa religija yra nesąmonė, kad Biblija yra nesąmonė, parašyta žmonių, skirta manipuliuoti žmonėms, masėms, kaip ir Vatikanas, popiežius ir taip toliau, kryžiaus karai. Visi tie dalykai, man atrodo, dabar, kai galvoju, ką jie padaro, jie sukelia tam tikrą abejonę, kad jinai yra tokia, gal joje trūksta tikriausiai teorinių dalykų, bet tie dalykai atstumia žmogų nuo tikėjimo. Tiesiog jis sako, oi, čia ta religija tokia ir aš net nesigilinsiu, man net nėra ko tenais gilintis. Pradžiai dar tokia gal paminėjimą, nes pats mano kanalas yra Pasauliškis ir pristačiau kaip pasaulietį patį. Tai ką pačiam reiškia tas pasaulietis, ką jis reiškia ta savoka? Aš esu šiaip įstrigęs, galima sakyti, tarp pasauliečių ir dvasininko luomo, taip pusiau juokauju, nes esu nuolatinis diakonas taip pat. Tai formaliai dvasininkas, bet taip jau mus tuos nuolatinius diakonus įsivaizduoja, supranta maždaug kaip tokį tiltą tarp dvasininkų ir pasauliečių. Tai visada juokauju, sakau, mes dvasininkam atrodom kaip truputį pasauliečiai, o pasauliečiam kaip truputį dvasininkai, nes tas nuolatinis diakonas vis tiek dažniausiai turi tokį savo darbą pasaulyje ir bažnyčioje tarnauja ne pilną laiką, ne visą laiką. Tai pasauliečio gyvenimas, aišku, man pažįstamas, aš jį gyvenu, ta prasme, kad įmirkęs esu į pasaulietinės veiklas, universitetinį gyvenimą, šeimos gyvenimą. Tai yra nuolatinis iššūkis praktikuoti Dievo artumą, nepaisant nieko visur, kur tik įmanoma. Kitaip tariant, kai gyveni pasauliečio gyvenimą, tai nebūtinai iš išorės bus palaikantys mechanizmai visuomet. Jeigu esi, pavyzdžiui, vienuolyne, tai kur beeitum, į tave šventa ikona žvelgia, tu maldas sakai drausmingai paskirtų laiku, yra tokie metodai, kaip tave vėl ir vėl įšaknyti Dievo patirtyje. O pasaulietis neišgirsto varpelio ten kažkur, tai laikas melstis, žinai. Ir net jeigu užsistatysi kokį nors tenai priminimą, laikas melstis ir staiga tavo vaikas atbėgęs įkas tau į koją arba nukris nuo lovos, tau reikės kažką daryti. Tai pasaulietis, turbūt pirmas uždavinys būtų kažkaip tai, kaip būti budriu ir nuolat pasirengusiu greitai, staigiai vėl savo šaknis įleisti į Dievą, nepaisant visų išorinių trikdžių, blaškytuvų ir netikėtų nutikimų, kurių visi turi, ir dvasininkai turi, ir vienuoliai, aišku, juos ištinka, bet pasauliečio menas gyvenimo turbūt toks ir įdomu yra tai, kad spektras patirčių, maždaug visi įsivaizduojam, ką kunigas gali veikti full time, pilnu laiku. Jis gali turėti savo pomėgius, kažką greta to, ką jis daro, bet ką jis daro, yra liturginė veikla, pastoracinė veikla. Pasaulietis visiškai, jis gali, jo tas spektras veiklos pilnų laikų, darbas nuo darbo labai skiriasi. Jis gali po 3 metų turėti visai kitokį darbą, dirbti dėstytojų, paskui Maksimos pardavėjų, arba kokiu ten prekybininku, arba darbo neturėti iš viso. O tai taip gaunasi, kad pasauliečiai yra, ar visi žmonės pasauliečiai, ar kaip gaunasi? Pasauliečiai yra visi žmonės, kurie nėra dvasininkai. Tai taip techniškai įvardyjami. Visi pakrikštyti? Bažnyčioje mes pasauliečiais vadiname visus pakrikštytuosius, kurie neturi šventimų, nepriėmė šventimų sakramentų. Nėra kunigai, nėra diakonai, nėra vyskupai. Tai yra pasauliečiai. Toks yra sutartinis terminas. Ir aišku, bažnyčia visada juda per tokius įsisąmoninimo skirtingas epochas. Ir šiandien, ypatingai dabar po antro Vatikano susirinkimo, mes naujai atradę pasauliečius ir net ir mūsų mintis tokia teologinė, tikėjimo,
kad nuolat savo priminti, kad Kristus yra gyvas krikštu ir tikėjimu visuose savo nariuose, nes pernelyg dažnai įpratę būdavom, sakyt, kunigas viską žino, viskas vyskupo rankose, aš tai ten toksai, jeigu jau Kristaus narys, tai kur nors nago gabalėlis, ten esu visiškai nereikšmingas ir nieko tai. Ir šventas tėvas primena mum ir bažnyčios dokumentai, kad Kristus nemažiau gyvas yra tuose, kurie gal pilnu laiku negyvena ten liturginio to gyvenimo, bet pasaulietis specialus pašaukimas Kristų gyvą patirti ir jį skelbt visų savo gyvenimų nuo ryto iki vakaro, kiekvieną akimirką. Ir štai kas yra bažnyčia. O toliau jau yra pašventintieji asmenys, jie skirti tarnauti pasauliečiam iš tikrųjų, kad pasauliečiai būtų geri savo gyvenimo šventieji, aukotojai savo džiaugsmų. Tai mačiau pačią straipsnis tenas buvo artumoje dabar, kur išleistas, ir ten buvo antraštė, kad pasaulietis yra, jeigu taip trumpai, tiltas tarp pasaulio ir bažnyčios. Tikintis pasaulietis, šią prasme, taip, kiekvienas tikintis žmogus, pasaulietis ypatingai, nes jis sutinka nuolat žmonės gyvenančius pasaulyje, turi daug galimybių juos, sakytum taip, veiksmais ir žodžiais, įvairiais būdais pavilioti prie Kristaus, patraukti prie Kristaus. Gražiai skamba. Žiūrint į realybę, man taip atrodo, bent jau taip iš šalies žiūrint, kad pasauliečiai nėra labai aktyvus pas mus bažnyčiai. Kad tokių pasauliečių, kurie temptų bažnyčią į priekį, žiūrint, pavyzdžiui, užsienį įvairiausias, aišku, užsienį lengviau žiūrėti, nes yra skirtingų šalių žmonės, mes Lietuva maža šalis, bet pas mus trūksta. Tikrai trūksta ir matosi, kad netgi kunigai išeina labiau į pasaulietišką tą misiją, tokią tempti žmonės, supažintinti pasaulį, pasauliečius su bažnyčia. Kaip turėtų būti atvirkščiai, turėtų būti, kad pasauliečiai yra tas, kaip toksai, kur vedlys, kur atveda žmonės iki bažnyčios, o bažnyčiai jau laukia dvasininkas, kuriam užtenka atlikti savo pareigas. Bet dabar taip gaunasi, kad dvasininkai išeina už savo ribų ir jie eina tolyn. Ir apie šitą situaciją kažkiek. Labai įvairiai patiriu tą bažnytinę bendruomenę, nes tenka tikrai daug parapijų matyti ir bendruomenių. Ir manau, kad ta situacija dabar labai stipriai išjudėjusi, pasauliečiai aktyvesni, bet bendrai čia labai tokia sudėtinė situacija. Apskritai žmogui patogu, kai žinai, kad atsakomybė visa užkritusi ant kažko tai kito. Ir mes katalikai turim atominę dovaną, nuostabią dovaną, tai yra Šventojo Tėvo institutas, kaip sakam, kitaip tariant, žinom, Jėzus paliko apaštalams savo mokymą. Bet taip kažkaip susiklostė, kad taip ir pripratom galvai, tai tada aš galiu kaip ir beveik nieko nedaryti. Aš toks kaip vartotojas, sakramentų vartotojas, lankytojas bažnyčios, net ir žodžiai susiklostė. Lankyti bažnyčią, priimti sakramentus. Tai tu, žiūrėjau, o ką turiu padaryti, kad malonės gaučiau tai tu toks kaip tampi vartotojas. Ir galutinė atsakomybė, tai jau tą galvą guldyti ir visus atsakymus duoti yra vis dėlto Jėzaus paliktiem apaštalam, kas yra tiesa. Bet kai tu taip įsipatogini, pamiršti tą kitą svarbę dalį, kad tavyje gyvasis Kristus gyvena ir jis nemažiau nori ir tavyje šviesti ir būti gyvas ir kalbėti ir veikti. Bet tikrai per pastaruosius net 5 ar 10 metų numatau labai didžiulį proveržį. Anksčiau būdavo ant pirštų suskaičiuot gali parapijinių bendruomenių, kur pasauliečiai tikrai rodo iniciatyvą ir kažką kūrybingo patys siūlo ir kunigui, ir kunigas sutinka. Ir kažkaip tokie status quo, gal sustabarėjimo buvo daugiau. Bet dabar matau labai daug pasauliečių tokių branduolių, kurie organizuoja, kuria, daro. Ir priklauso vis tiek, jeigu tavyje šventoji dvasia tave kutena tavo sielą ir prikelia ją iš numirusių, tu negali nustygti, vis tiek tu nori kažką daryti. Tai anksčiau būdavo, jeigu jau parapijoje pernelyg nusistovėjusi tokia inertiška tvarka, kad ten sunku kažką pajudinti, tai pasauliečiai burdavosi į bendruomenės greta parapijos. Jie ateidavo, dalyvaudavo mišiose, priimdavo Eucharistiją.
sakramentinis gyvenimas ten. O paskui eidavau į bendruomenę, kuri taip lyg ir laisviau gali sugalvoti, kaip tą Kristų skelbti. Bet dabar matau grįžimą į parapijas ir parapijas atgaivina labai gyvi pasauliečiai ir manau, čia nesustabdoma banga procesas, nes Jėzus ir norėjo tokios bažnyčios, kur mes vieni kitiem tarnaujam ir yra tokia vat. Gerai, toliau keliaujant, gal šiek tiek keli klausimai apie asmenį, tą pačią tikėjimą. Du turiu tokius klausimus. Kodėl pats tiki Dievą? Man jau dabar būtų labai sunku į Dievą netikėti. Todėl, kad gyvenime buvo pernelyg daug tokių tiesos smūgių, kur aš negalėjau niekaip išvengti to atsakymo, kad yra vis dėlto, yra tas, kuris laiko visą visatą, yra tas, kurio dėka šitoj visatoj randam tvarką, biologinę tvarką, mokslinę tvarką, reiškia cheminiam lygmenį, genetiniam lygmenį, biologiniam lygmenį, psichologijos dėsnių lygmenį, kokį norim gyvenimo aspektą pasirinkime, mes atpažįstame tam tikrus dėsnius ir man sunku įsivaizduoti tokią nuostabią tvarką kaip rezultatą visiško aklo jėgų sąveikavimo netyčia, va taip savaime atsitiktinai. Tai, kad Dievas yra, aš neturiu abejonės. Tiesiog būtų labai sunku man pajaust kažkaip, kad jo nėra. Aš galiu bandyti įsivaizduoti, galiu mėginti įsivaizduoti. Kad Dievas yra mylintis, kad Dievas asmeniškai kiekvienu mūsų rūpinasi, čia yra jau tolesnis klausimas, nes kartais, kai gyvenimo smūgiai ištinka nebūtinai mane, man neblogai sekasi, bet aš matau kitų gyvenimuose nutikimai, kurie man tampa skausmingų klausimų. Tai tada man reikia sustabdyti visus procesus, nurimti ir grįžti prie to klausimo, kaip Dievas yra gyvas ir tose skausmingose situacijose. Ir šiokius tokius atsakymus turiu, bet pagrindinis atsakymas, kad vis dėlto daugybė kitų gyvenimo sričių aš veikiu neturėdama 100% tikrumo. Užtenka tam tikro pamatinio tikrumo, bet aš negaliu įrodyti, atmetęs visas teorijas, visko. Pavyzdžiui, kad šiandien valgiau pusryčius, iš kur aš galiu žinoti, kad nesapnavau. Nu, tai jeigu visada kvestionuočiau visas savo patirtis, tai mano pamatinė patirtis Dievas yra, mano proto argumentai sako Dievas yra, mano jausmai sako Dievas yra, viskas veda į šitą atsakymą ir tada visa kita tampa, aš nebūtinai visus kitus klausimus privalau atsakyti. Smagu, svarbu turėti įžvalgų, bet jos jau nekeičia esminio mano patyrimo šitame pasaulyje. Tada ir antras būtų klausimas. Čia gal man pasisekė, nežinau, man sunku įsivaizduoti tą pasaulėjautą, kur kad būtų sunku patikėti, kad visgi turėtų būti kūrėjas, programuotojas šitos tikrovės. Man sunku įsivaizduoti, kaip atrodo toks pasaulis. Nu, sunku, aišku, mes galim čia labai įsiplėsti, nes ir man kyla klausimų, pavyzdžiui, kodėl vieni žmonės Dievas juos pakviečia ir jie atsiverčia ir įtiki į Dievo, kiti taip ir lieka gyvenime, taip ir neranda Dievo, nes tikėjimas yra Dievo malonė. Gal tada paskutinis, tada keliausime prie tų klausimų, kurie tas abejonės ir didina. Skandalai bažnyčiai. Ar jie paveikia patį pedofilijos įvairiausi atvejai kunigų, ar kažkokie šiaip bažnyčios skandalai, kurie vyksta, popiežius pasisakymai, kurie per pastaruosius metus kas kaip interpretuoja, kas kaip suprato, atsiranda kažkokių sąmokslo teorijų, kaip pačiam, nes ir teko skaityti ir Facebooko pačią paskyrą, tenka susisteminti konkrečiai, tai ką popiežius turėjo omeny ir ne vieną kartą, tai kaip pačiam šitas visas toksai. Čia gal du skirtingi dalykai. Vienas yra tie skandalai, kitas dalykas popiežiaus pasisakymai. Pasisakymai, tai sakyčiau, visada man labai rūpi, kokiom aplinkybėm popiežius kalba. Vienas dalykas, kai jis sako, štai dabar aš jums pasakysiu, ką bažnyčia tiki ir pabandysiu tai įgarsinti ir štai dokumentas, enciklika, laiškas popiežiaus, gerai apgalvotas.
Tai man prideda prie to mano tikėjimo pamato, nes aš visada savo atsakęs esu, kad ne tik savo, bet mes savo tikėjimą nepilną, netobulą statom ant apaštalų tikėjimo pamato. Kiekvieną kartą bažnyčiai išpažįstam ne savo asmeninį tikėjimą, bet apaštalų tikėjimo išpažinimą. Ir sakau, aš šitą apaštalų tikėjimą, apaštalų liudijimą pasirinkau kaip savo tikėjimo pamatą, ar ne? Ir todėl, jei popiežius kalba kažkur lėktuve, duoda interviu, kalbasi, tiesą sakant, prieš tai popiežiai neduodavo tokių spontaniškų, neapribotų interviu su tokiu paraginimu maždaug, kitaip tariant, viskas būdavo gerai apgalvota. Ir tai mes sakėm, jie nebendrauja su pasauliu, kodėl jie tiek mažai su pasauliu, kodėl su žurnalistais nesikalba. Dabar popiežius kalbasi ir jis kaip žmogus gali pasakyti ir šį, ir tą, paskui persigalvoti, bet įsivaizduojam, persigalvoja. Ir tas skambinių žurnalistų sakai, iškirpk, neišimk. Tai popiežiaus tokie laisvi interviu man yra kaip bangavimas jūros paviršiui, kur gelmėje vanduo vis tiek nejuda, ne? Tai tiesa nepajudinama, bet yra nuomonių ir popiežius žmogus, jis gali turėti savo nuomonės, jis gali spontaniškai pasakyti neapgalvotą dalyką. Tai mes katalikai netikim, kad popiežius visom aplinkybėm visada pasako patį geriausią, taikliausią formuluotę, ar ne? Žmonėm atrodo, kad čia. jau popiežius, jau, net ir apie kunigą taip pačiai žmonės, pasauliečiai, kiti galvoja, kad jis jau negali klysti, kad jo pasisakymai yra, kaip dabar teko vieną, neatsimenu dabar po kokį postą, parašiau komentarą, kažkas vėlgi tenais buvo įvykę ir žodžiu žmogus parašė, tai vat vienas kunigas tai pasakė ir jo nuomonė yra visos bažnyčios. Ja, ir kažkaip atrodo, kaip žmogai suveda, sako, tai vienuolis jis turi paklusti savo aukščiausią, turi vyskupas greičiausiai yra, arba rektorius vienuolyje. Ir žodžiu, jis turi paklusti, ką pasakė arba vyskupas, arkivyskupas, ir turi būti viena nuomonė, kad neva kunigai neturi nuomonės, savo asmeniškos, bet pasakė vyskupas ir visi lygiai taip pačiai tiki. Nežinau, aš atėjęs į bažnyčią to nematau, visiškai kiekvienas kunigas yra atskiras žmogus, individualus ir turi savo nuomonę, turi savo požiūrį. Man primena dėstymo procesą, esu ir dėstytojas, jei turi įrašytas paskaitas, kuriuose pasakėjai visą esmę, tu gyvos paskaitos metu, jeigu studentai gauna tas įrašus ir gali studijuoti laisvų laikų, tai paskaitos ir gyvo pokalbio metu tu gali improvizuoti visas pusės ir nagrinėti įvairias nuomonės laisviau. Tai taip, mes katalikai turim tą patirtį, tu ateini į bažnyčią ir kunigas gali sakyti nuostabiausius tiesos dalykus arba šnekėti visiškas nesąmonės, kas nepageidautina, aišku, bet tu visada žinai, kad tavo lentynų yra katalikų bažnyčios katekizmas, ir tavo tikėjimo pamatas, jei tą supranti, yra nepajudintas. Tai yra net ir žymus teologai, jie dažnai ir nepataiko, ir pasako kažkokių tokių abejotinų dalykų, kartais ir genialių. Bet tie skandalai, kuriuos paminėjom, taip, jie labai sudrumščia, mes atjautos, empatijos lygmenį, tai visada sukrečia, visada yra didžiulis pasipriešinimas tokiai baisiai tikroviai, kad mes esam žmonės. Bet kita vertus, kai apie tai pagalvoju, manęs nestebina, manęs nesuglumina, man tai nėra smūgis, nes tiek kunigas, tiek bet kuris dvasininkas ar tikintysis yra žmogus, kilęs iš žmonių ir jį taip pat smūgiuoja tie patys iššūkiai, pagundos ir aišku, mes tikimės iš dvasininko arba aktyvaus tikinčiojo, kad jis dėl savo ryšio su Dievu turėtų geriau būti valdęs ydų apvaldymo mechanizmą tokį, ar ne, pakeitęs ydas dorybėmis, bet kita vertus, kai susiduri su vadovavimo procesais, kai matau daug kunigų, kurie tiesiog yra persidirbę idealistai, jie tiesiog savęs netausoja ir kartais norėtus priminti, kad privaloma išsimiegoti, privaloma turėti atokvėpio dieną, negali visada būti tik tarnystės aparatas, ar ne? Nes kai pražiūri tokius dalykus, tada staiga automatinės jėgos tave gali visiškai išardyti. Tai kitaip tariant, yra ir atjauta tiek pat ir tiem kunigam ir aktyviai bažnyčioje veikiantiem žmonėm,
kaip sakant, neklysta tas, kuris nieko nedaro. Bet tai vis tiek nepateisina niekada tų piknaudojimo atvejų. Bet atsakymas labai paprastas. Aš taip pat ir turiu muzikanto patirtį ir žinau, kad Mocartas yra nuostabu, bet daugiau prastų orkestrų, kurie mėgina gerai Mocartą atlikti ir jiem nesigauna. Yra nuostabi roko grupė ir ją mėgdžioja tada 100 kitų roko grupių, kurios labai labai prastai tą daro. Ir jas išgirdus gali apimti tiesiog pasibjaurėjimas ir maždaug. Bet aš neišmetu Mocarto dėl blogų orkestrų. Aš žinau, kad yra keli geri ir to man pakanka patvirtinimui, kad Mocartas ir gerai. Kitaip tariant, piknaudojimai nuodėmės bažnyčiai tik patvirtina, kad krikščionybė yra tai, kas yra vertinga. Nes tokiais atvejais noris pasakyti, būk geresnis krikščionis, būk geresnis katalikas, būk geresnis kunigas, būk geresnis diakonas, būk geresnis pasaulietis. Klausyk, ką tavo viešpats moko. Tai tik patvirtina, kad Evangelija gera, o ne paneigia. O mes patys kiekvienas bandom daryti, ką galim ir vienas kreivas kitskų protas, trečiam nulūžo kotas. Daug atsako. Gerai. Tada keliaukim tolyn prie tų klausimų, apie kuriuos minėjau pradžiai. Tai pirmi klausimai, kuriuos, turėsim kelias galbūt klausimų dalis. Tai viena dalis bus klausimų, kuriuos gavau iš vienos tikinčiosios, tiksliai nežinau aš jos, nes gavau per kitą žmogų tos klausimus. Antra dalis yra gauta iš ateistų puslapį. Lietuvos ateistai yra Facebook'e toksai grupė puslapis. Jau įdomu. Tai aš ten parašiau tiesiog postą, sakau sveiki. Dažnai pastebiu, ką jie tenais dalinasi, kuo dalinasi, kokiu turiniu. Tai žodžiu, parašiau postą, užduokit klausimą. Kalbėsiu su teologu, kažkokį klausimą, kuris jums kelia abejonių dėl pačio tikėjimo. Na ir jie surašė. Tai jau susirašiau ir jeigu spėsim bent kažkurį paliesti, dabar Steveną Hitchensą. Tai jau kvepia įdomiausių interviu mano gyvenime. Hitchenso lygtais, jeigu neklysiu, surašiau klausimus, top 10 parašiau, užklausą, kad parodytų man ChatGPT, top 10 jo argumentų ateistinių, kodėl tikėjimas yra ne kažką. Tarkim taip. Tai toks šaltukas per širdį dabar perėjo, bet gerai juokauju. Pažiūrėsim, kiek... Bandom. Taip, gerai, bandom. Tai pirmi klausimai yra apie Bibliją. Tai gal pradžiai, prieš kalbant apie Bibliją, kažkokį bent supratimą. Nes žmonės, man atrodo, kur daro klaidą pagrindinę, kad paima Bibliją ir galvoja, kad aš galiu, tiesiog paėmęs, kaip ir čia Naujas Testamentas, galiu atsiversti, skaitau ir aš jau jį suprantu. Atrodo kaip eilinė knyga. Nors, pavyzdžiui, jeigu aš dabar pasimčiau matematikos, kažkokį tenais, nežinau, užduotis, kurias daro universitetuose, pavyzdžiui, informatikos studentai, aš nesuprasčiau nieko, visiškai. Reikėtų praeiti daug klasių ir taip, kad galėčiau kažkiek pasiekti, bent suprasti, apie ką dėstytojai tenais kalba. O atrodo, žmonės paima Bibliją ir jie supranta, o jo, taip parašyta, tai čia taip ir yra. Tai kaip... Čia tai būtų labai smagu, aš tai džiaugčiausi. Blogiau būna, kai paima paskaito ir sako, aš nieko nesuprantu ir tada padeda į šalį. Taip, čia yra visas menas iš tikrųjų pažindinimuose, kaip ir bet kurioje labai teisingai pastebėjai. Bet kurioje kitoje srityje kažkaip taip jau nutikė. Mes žinom, kad jei nori gilesnių atsakymų, labiau tiesą atitinkančių atsakymų, eini pas ekspertą, neini pas pirmoką klausti matematikos, biologijos, chemijos, fizikos, literatūros žinių, istorijos, ieškai eksperto. Bet su tikėjimu taip nutikė, kad kažkodėl daugelis mūsų patyrė ten pirmos komunijos kažkada. Paskutinis mūsų susitikimas su bažnyčia, pirmos komunijos kaip priėjau. Gavau vaikiškus paveikslėlius, vaikiškus atsakymus į vaikiškus klausimus, kurie nėra lėkšti, bet jie yra vaiko lygio. Ir sakai, tai aš viską jau ten žinau, labai primityvi yra krikščionybė. Neini pas ekspertą, atsiversk Ratzingerį, paskaityk teologiją ir supras, palauk, aš čia nieko nesuprantu. Jie visi kvaili. Bet kai atsiverti Stepheną Hawkingą ir skaitai Hawkinsą. Dawkinsą? Ne Dawkinsą, bet Hawkinsą. Hawkinsą, taip. Skaitai ir sakai, aš čia nieko nesuprantu, tai kvantiniai fizikoje. Tu suvoki, kad palauk, bet gal galiu kažką suprast ir aš jau įvadu protingam žmogui, kuris nori susipažinti. Tai krikščionybėje taip pat yra
verta paieškoti yra gerų knygų, kurios duotų apšilimą tavo protui, kad pradėtum suvokti. Paskaityti truputėlį, kaip Bibliją skaityti. Nes bažnyčia to moko 2000 metų ir pats Jėzus apie raštus kalbėjo. Yra metodas, kaip mes žiūrime į tuos raštus. Tai Biblijoje yra įvairių žanrų. Yra poezijos, yra... Gal tada Gerai, eikim į gal klausimus. paprastesnis, aš pasakysiu paprastesnį dalyką tada. Labai svarbu suprasti, mes nemanom, kad visos Biblijos dalys yra vienodo statuso. Jos visos tikim, Dievas kalba savo šventąją dvasią per ją. Bet pats Jėzus taip pat pabrėžė, kad knygos iki Evangelijų, Mozė, pranašai, raštai, kaip mes atsiverčiam Bibliją nuo pirmo puslapio, tai jeigu Jėzaus metodą paėmus, Jėzus sakė, ten apie mane kalba, ten apie mane kalba, ten apie mane kalba. Vadinasi, mes galim ten kažką geriau suprasti, pro Kristaus įvykį žiūrim. Kristus mūsų aiškinamoji priemonė, raktas atrakintom istorijom. Ir tada daug kas keičiasi. Nes kitu atveju skaitom psalmes, skaitom apie priešų triuškinimą, apie kažkokius, atrodo, o taigi čia genocidas, ar ne, Mozė ten išžudė, ten kažką dar. Jėzus sako, čia apie bažnyčios gyvenimą, čia apie mane kalba. Ir aš sakau, čia yra man parodyta, kaip aš su savo nuodėmėm turiu būti netolerantiškas, ar ne, aš turiu atkreipti dėmesį į priešą, neužleisti jam teritorijos. Ir jei aš būčiau judaizmo išpažinėjas, jei aš būčiau žydas, judaizmo išpažinėjas, man tada tektų paaiškinti, kaip nutiko, kad Dievas leidžia ten tokius dalykus. Bet kadangi aš krikščionis, aš sakau, aš noriu jums papasakoti apie Kristų. O senieji raštai rodo į jį. Ir tada aš jau suprantu kitaip. Gerai, tai tada pradžia. Pabandžiau greit atsakyti, bet nežinau, čia... Pradžia. Teologijos fakultetą reikia klausytojus pakviesti, tegul studijuoti. Ateiti paskaitas, bet vėlgi bus, kai neturi supratimo, žalia... Švento rašto įvadas, disciplina. Bum, pradedi. Gerai. Ta, važiuojam toliau. Klausimai. Pradžios knyga. Sukūrimas. Dievas sukuria pasaulį per 7 dienas ir va tie eiliniai klausimai, kurie jam kyla automatiškai, natūraliai, nes yra kažkur susipainiojimas tarp sukūrimo dienų. Nes toj paskaitysiu. Nuo Saulės sistemos sukūrimo per 7 dienas, iš kurių vieną Dievas ilsėjosi iki evoliucijos teorijos ir gyvybės kilmės Žemės planetoje prieš 4 milijardus metų. Iškart Dievas sukuria šviesą, dieną ir naktį, o tik po to Saulę. Kas prieštarauja fizikai? Toks klausimas žmogaus. Čia jau mes kalbam apie tų švento rašto knygų žanrą, ar ne? Jeigu mes turim, pavyzdžiui, kokį nors psalmių žanrą ir bandom jį skaityti kaip fizikos vadovėlį blogai. Pradžios knyga irgi parašyta tam tikrų žanrų. Jau iš karto atidesnis skaitytojas mato čia užkoduotas pasakojimas. Nes yra detalių, kurias raidiškai pasakojant, tu tiesiog nususini tą pasakojimą, jis labai labai nuskurdinamas. Kaip gali įsivaizduoti, Dievas eina pasivaikščioti į sodą. Tai ką, mes kalbam apie didelį kažkokį žmogų, kuris kojas turi. Taip, iš debesies pasirodo. Moteris iš šono sukuriama, tai šonas mažas, šonkaulis mažas, moteris didelė. Ar čia iš tikrųjų mes tą turim iš Kam Dievui šonkaulio reikia? Taip. Viskas įmanoma. Aišku, kažkas gali sakyti, Dievui viskas įmanoma. Bet ar tikrai tai yra pati giliausia žinia, kad pagrindinis žmonijos, kaip sakytumėm, pasirinkta ne ta kryptis buvo suvalgyti maisto priemonę, konkretų vaisių ir Dievui buvo pikta dėl to, ar ne, iš čia. Ne, visais laikais tie, kas turėjo tos atidos, suvokė, čia užkoduotas yra toks branduolys žinios, ar ne? Tai ir tai knyga nėra parašyta fizikos ar biologijos vadovėlio žanrų. Ir todėl šitie klausimai, jie tiesiog krenta kaip nesvarbus. Kas yra svarbu? Taip, mes matom pačius principus, Dievas kuria tikrovę etapais. Ir jeigu apie Dievą kalbamės viršlaikis, kalbėti apie konkrečias 24 valandų dienas, nėra prasmės. Bet kad jis kuria etapais, mes matom, mokslas tą patvirtina. Mes žinom, kad Dievas jai sukūrė šitą tikrovę, tai mokslininkai, sąžiningi mokslininkai, kurie pasakoja daugiau, kaip šitas pasaulis padarytas, jie mums atskleidžia daugiau apie Dievo mintį apie šitą pasaulį ir dera jų žinia su švento rašto žinia. Tikrai Dievas padarė žmogų iš
žemės dulkių. Nu tikra tiesa. Mano tavo kūnas, mes esam iš tų pačių atomų kaip ir žvaigždžių dariniai, bet jis galėjo lipdyti per akimirką, jis galėjo lipdyti per milijonus metų. Nėra esminio skirtumo. Pati žinia, kad Dievas kūrėjas, kad mes esam fizinis kūnas, giminaičiai akmenų ir dalelių, kita vertus jis kvėpia gyvybės kvapą iš nervės, ar ne? Tai ar tai reiškia, kad Dievas turi fizinę burną, ne tame mintis. Mintis gyvastis yra kažkas, kas neišlenda iš atomo, ar ne? Yra kažkas, kas pridėta iš kūrėjo ir jis nėra sistemos dalis, ar ne? Tai vien jau čia be galo galima kalbėti, bet... Čia jau gaunasi dvasiniai dalykai. Žmonės paima dvasinius dalykus ir galvoja, ne, tai yra taip, tas šonkulis, ten Dievas ėjo, ten sukūrimas. Šonkulis širdį saugo, čia gali rasti. Jeigu nori konkrečią mintį, kuri duotų praktinės pasiekmes, tai pagalvo, kad tavo žmona širdis lieka neapginta be šono, be šonkulio. Graži mintis. Toliau, Biblija nėra dinozaurų. Atsiprašau, bet tiesą sakant, bet mes tikim, kad tai apie istorinius dalykus, mes tikim, kad tai apie istorinę tiesą, bet užkoduotų būdų papasakota. Nesakom, tai reiškia neįvyko. Įvyko, bet įvyko daug giliau, daug labiau, daug sudėtingiau, negu jei norėtum tikrai raidiškai paskaityti. Gerai, dinozaurai? Taip, gera mintis. Taip, dinozaurai, šitas klausimas. Nėra Biblijoje dinozaurų. Visko ten galėtum, jei norėtum pamatyti, turbūt. Aš nesu pasiruošęs į šitą klausimą taip techniškai atsakyti. Ten toks levetanas yra, pabaisos visokios, minimos. Ir kas norėtų rastų, sakytų, o iš kur tie mitai, iš kur tie pasakojimai, kur ten grumėsi su slibinais kažkokie herojai. Bet iš tikrųjų, ar tai yra svarbu? Aš labiau pasikliauju profesionalais, kurie tyrinėdami šitą tikrovę man sako, štai ką mūsų tyrimai rodo apie visatos raidą, to, ką jie sako, man užtenka jau patikėti, kad visgi Dievas čia dalyvauja, nes mūsų šita evoliucinė raida, ten daug spragų, daug klausimų, bet bendrai jaučiam, kad raida į vis didesnę brandą vyksta. Ir fizikai sako, kad tiesą sakant labai greitai čia viskas įvyko, tie milijardai metų nėra, kad čia be galo plėtėsi, ne, sako Džonas Polkinghornas, fizikas, kuriam nedrįsta jo kritikuoti niekas, jis tokio rango. Ir jis sako, visa tai įvyko taip greitai, kaip tik įmanoma. Nes jei tu žinai apie chemiją, tai matai, tiek truko, kiek reikia šitam elementui susiformuoti ir dar truko, kad tas elementas susijungtų su vienu elementu ir galiausiai turėtumėm sudėtingą, kompleksišką, sąmoningą gyvybę. Visata truko trumpiausiai įmanomą laikotarpį, jeigu norim tokio organinio brendimo proceso. Tai su dinozaurais ir be dinozaurų pati visata yra stebuklas, įtikinantis Dievo liudytojas, sakyčiau. Reikėtų pasitikrinti faktą, bet jeigu neklystu, dinozaurų sąvoka bent atsiradusi apie 18-17 amžių, tai gan vėliau atsirado, tai jau vien tai gal kelt... Bet suprantam, apie ką kalbam. Kalbam apie didžiulės pabaisas, didžiulius gyvūnus. Tas pats klausimas, kaip rašoma yra, kad milžinai buvo irgi Biblijoje. Tai vėlgi ten žmonėm, kurie visokia fantazija, jie atrodo įkimba į tą mintį, nėra dinozaurai, yra kažkokie milžinai. Ir, tas kelia kažkokių dvejonių pačių tikėjimų, nes atrodo. Jeigu, čia klausimas iš karto, jeigu stojam ant tų bėgių skaityti šventą raštą kaip žinyną visų įmanomų mokslo sričių, tada mes be galo galim tęsti. Kaip per tuos 6000-4000 metų tie dinozaurai, tada turi būti kartu su žmonėm, kaip su tais visais fiziniais, cheminiais procesais. Dievas ne to norėjo. Viskas Dievas ne to norėjo, kokią žinią norėjo duoti. Visai kita. Bet vis tiek tos klausimus žmonės kelia, tai gal dar keli iš tų. Bet kad yra mislių, taip, kodėlgi ne, aš nesakau, kad nemislinga, neslėpininga. Jeigu norisi tokios egzotikos, čia, negali žmogui uždrausti, ar ne? Taip. Jeigu jam geriau dėl to, kad milžinai egzistavo. Aš negaliu dabar įrodyti, aš neturėjau, niekas nefilmavo, niekas nefotografavo. Bet archeologiniai, paleontologiniai duomenys rodo, nerodo mums kažkokių tokių dalykų. Taip, toliau keliaujame. Ir ten klausimas, ar ten kalbam apie fizinį ūgį, kalbėdami apie milžinus. Ten yra iš vienos eilutės labai didelė istorija padaryta. Ieva ir Adomas turėjo du sūnus, Kainą ir Abelį. Taip.
Kainas užmuša Abelį. Lieka jie trysia. Kaip pasiranda visi žmonės. Ir ar turėjo bambą Adomas ir Ieva? Ar turėjo bambą? Jo, Taip, tai kas pirmiau višta ar kiaušinis? Ir vėl mes esam pradžios knygoje, kur, jei reikėtų paaiškinti, kodėl patys fundamentaliausi dalykai papasakoti tokiais trumpais pasakojimais, kaip pradžios knyga, taigi ten pasaulio sukūrimas, žmonijos pradžia. Vėliau kalba apie istorinius dalykus ištisos knygos, ten daug skyrių, o čia keliuose puslapiuose telpa pasakyta žmonijos pradžia. Kodėl? Nes taip kalba žodinė visuomenė. Mes esam pasakojimuose, kai žmonės juos suvokia, sakyk, Dievas jam apreiškia, jeigu tu tuo tiki ar ne, ir tas žmogus neturi būdo užrašyti. Rašto dar nėra. Tai sunku net įsivaizduoti, bet pabandykit maždaug akimirką įsivaizduoti, kad nėra jokio būdo iš galvos tavo įžvalgą padėti šalia savęs į lentyną, kad susirastum rytoj. Tai kaip tas pažinimas vyksta? Tada mane ištinka apreiškimas, mane ištinka suvokimas, aš žinau kažką, brangų žinojimą noriu perduoti. Aš sakau, jūs tai, aš papasakosiu, ką suvokiau ir aš einu miegoti. Nes aš bijau eiti miegoti. O ką, jeigu neprisiminsiu iš ryto? Ir tu neik miegoti. Kai aš nubusiu, tada tu man papasako, ką aš tau sakiau ir tu eik pailsėk, ar ne? Tai didžiulis darbas perduoti brangius duomenis ir todėl negali turėti iš tiesų didžiulių pasakojimų. Tai jie kondensuodavo tą tiesą į tokio tankio turinį, kad ten kaip deimantas. Ir todėl mes tą vadinam mitologiniu žanru, bet aš vengiu to žodžio, nes žmogus išgirsta, sako, ai, tai tik tais mitas, tai to nebuvo. Taip, nuvertina kažkodėl. Mitas yra, tai buvo ir tai tiesa, bet tai papasakota su tokia kondensacija tos tiesos, kad įsikibęs į tas kelias eilutes viso gyvenimo neužtenka, kad jas iššifruotum, atkoduotum. Ir Kainas Abelis yra žmonijos istorija. Yra dvi kryptys. Kryptis savo gyvybę dovanoti arba savo gyvybę savo pasilaikyti. Atjausti, gailestingai palaikyti kitą ir paleisti iš rankų savininkiškumą arba pavydėti, jaustis nesaugiam nuolat dėl kito sėkmės. Ir tai yra Kaino kryptis. Ir po to Biblija labai įžvalgiai ir nuosekliai tęsia, kad po Kaino ir Abelio tęsiasi tos dvi žmonijos. Tos dvi linijos yra Kaino programą pasirinkę žmonės arba tęsiantis ir Abelio programa teisusis, kuris siekia gėrio ir patiria nuolat, kad gėris baudžiamas, gėris persekiojamas, ar ne? Ir maždaug klausimas, ką tu renkiesi? Tai ten daug daugiau dalykų, nei vien iš kur jie gavo moterų, kad mes visi atsiradom. Pats toks trumpiausias atsakymas, ką ta istorija pasakoja apie Adomą, apie Ievą, apie žmogų, žmoną. Kitus žmonės. Jo, ir kitus žmonės mūsų atsiradimą, tai katalikų bažnyčios katekizmas apibrėžia taip. Tai yra istorinė tiesa, bet iš esmės jis sako, mes visi kilom iš vienos šaknies. Kitaip tariant, mes esam broliai seserys šią prasme ir tada galėjau improvizuoti, kas tas pirmas žmogus. Ar tai yra gerai, jeigu tu sakai evoliucija, primatas nubudo. Tai yra pirmas, kuris tapo kūrybingas ir suvokė save ir Dievas įkvėpė jam ir tą žmogiškos sielos elementą. Ir savivoka, asmeniškumas, asmeninis santykis su tikrove, kuriuo pasižymi žmonės. Ir kitose rūšyse mums labai sunku tą rasti. Galima kitaip aiškinti, galima šimtų kitų būdų aiškinti, bet asmeniškai man tikėjimo tas niekaip nejudina, nekeičia. Nekeičia nieko. Atrodo, kokia fundamentali ta tiesa, kokius svarbius dalykus pasakoja ta istorija. Bet mes kalbėjom, jeigu pasilieki pirmo įspūdžio akivaizdoj, tai sakai, čia gal nesąmonė, gal aš čia nieko nesuprantu. Visur kitur žinom reikia paguglinti, visur kitur žinom reikia pastudijuoti. Čia ir dar viena skausmingas rytis. Tarp asmeniniuose santykiuose mes sakom, gausis kaip nors. Einu, įsimylėjau, tuokėmės. Kaip nors, į meilę bus gausis. Tai įdirbis yra, kad suvokt kažką giliau. Tai
Man patinka mokiniam parodyti, nes kai iškėlė šitą klausimą, jeigu skaitom tenais pradžios knygą, tai iš karto po to įvykio, kai Dievas kalbasi su Kaino apie tai, kas bus, ten gauna ženklą, kad niekas jo nenužudytų, iš karto kitas yra pastraipa parašyta. Ir Kainas keliavo, kaip jis ten dabar? Kainas buvo žemdirbys, reiškia. Taip, jisai Abelis buvo keliavo žemdirbininkas. ir turėjo žmonų. Taip. Tik ką čia rodo? Biblija neaiškina tiesiogiai įvykį po, kas sekundę, kas įvyko, jis ėjo, kažką pamatė, tai nėra kažkokia vientisa istorija. Tai gal praeina, gal 10 metų kažkas įvyksta ir rašo, kad jis su žmonomis tokiasi. Tai čia, man atrodo, ta Biblijos esmė, kad jinai nepasako mums tos tokios vientisos, grinai istorijos vieno žmogaus. Tai yra didžiulė istorija apie... Net ir vieną Jėzaus asmenį. laikais mes matom, kad mes dabar truputį kitaip suprantam, kas yra istorija. Ir tuos šiandieninius standartus užmetam ant anuometinių raštų. Pavyzdžiui, Jėzaus laikais evangelistai pasakojo apie Jėzaus gyvenimą, jie rašė taip, kaip anuomet biografai rašė, o ne istorikai. Nes ten buvo skiriama biografija nuo istorijos. Ir biografas žinojo, kad nereikia laikytis chronologinės įvykių sekos, reikia reikšmingus įvykius pasakoti. Pavyzdžiui, po Kaino ir Abelio toliau yra Adomas turi kitą su Ieva vaiką, Setą. Ir vėl matom, išvardintos ten kartos. Gerai, kada pasakyta, kad kažkas turėjo daugiau žmonų nei vieną? Šeštoji kartoj. Tai simbolinė 6 karta, nes 6 nieko gero nesitikėk iš šito skaičiaus šventajame rašte. 7 yra sandoros skaičius. Pilnatvė galima sakyti 10 arba 7. Tai 7, o čia 6. Ir nieko gero apie tą veikėją ten nepasakyta. Tai čia irgi vėl matai žinią tam tikrą. Žmonija degraduoja, ji lieka su geru užtaisu, bet nuodėmė tampa iššūkiu žmonijos krypčiai. Kokią kryptį žmonija toliau pasirinks. Toliau keliam. Kas svarbiau, tikėti ar elgtis teisingai? Kad atlaidus ir teisingas musulmonas, pagonis, ar kad tikintis, bet nenormaliai besielgiantis žmogus eis į pragarą? Vienoj pusėje musulmonas, kitos religijos išpažinėjas, kuris elgesi gerai, arba žmogus tiki Dievą, bet jo elgesys yra, tiesiog, nežinau, čia neįvardinta, šitame klausime yra koks. Labai suprantama. Taip. Čia yra ir paprastas atsakymas, ir sudėtinga situacija. Katalikų bažnyčia pabrėžia vaisių svarbą, kaip ir Jėzus sakė, juos pažinsite iš vaisių. Ir tai reiškia, kad Dievas yra neaprėpiamas ir jis norėdamas visų išgelbėjimo turi būdų, kaip kiekvieną žmogų pasiekti. Bet kita vertus, Dievo plane aiškiai matom, svarbiausias vaidmuo yra tam Dievo tapimui žmogum. Kitaip tariant, mūsų jungtis su Dievu yra tas Jėzaus Kristaus asmuo ir jo dovanota dvasia. Tai mes sakom, jei žmogus niekad negirdėjęs apie Kristų arba jo neišpažįstantis, visgi duoda vaisius, kurie kvepia Kristumi ir Kristaus Evangelija, tai jis ne iš savęs įspaudė tuos vaisius. Kažkokiu būdu gyvasis Kristus jame rado vietos ir jis, nežinodamas Jėzaus vardo netgi, arba tam vardui prieštaraudamas dėl, matė blogus krikščionis, sako, man netinka krikščionybė. Jis visgi pats sąmoningai to nežinodas, jis atsiliepia į Kristaus kvapą, į Kristaus kvietimą. Tai mes tikim, kad Dievas mums paliko labai konkretų kelią, kuriuo mes sekame savo Evangelijoje per Jėzų. Bet taip pat yra labai mislingų ir slėpiningų Dievo veikimo būdų šitam pasaulyje. Neturėtume apsimest, kad viską galim gliaudyti kaip kokius riešutus. Ir dėl to Jėzus neleidžia mums teisti kito žmogaus ir jį sverti, vertinti. Tai čia yra... Tai taip, labai svarbu elgtis teisingai. Kitaip tariant, tas seka savo sąžinės reikalavimus taip, kaip juos supranta. Čia yra tokia formuluotė. Aišku, sąžinė gali būti sugadinta, bet ne visada žmogus pats už tai atsako. Apie Dievo įvaizdį šiek tiek, nes čia irgi šiek tiek yra toksai,
populiarus visai klausimas, kodėl visagalis Dievas grasina žmonėms bausmėmis, tačiau niekada nebando, tarkim, perlauti šėtono pats. Nu, vat, šėtonas yra toksai, koksai yra, bet jo neperklauja, nepakeičia kažkaip, nepadaro kitokiu. Čia ir vėlgi šėtono prigimtis ir kodėl atsakymai į šitą klausimą apie dvasių pasaulį. Kažkaip visi įsivaizduoja, kad mes krikščionys turim didžiulius kažkokius tai katalogus atsakymų į tai. Ne, šventajame rašte irgi palikta daug labai atviro klausimo vietos, bet kai kurie dalykai konkrečiai pasakyti. Ir man atrodo, ir čia šitoj vietoj tai yra, pirmiausiai, kiek tas klausimas svarbus mano kelioniai. Ir man atrodo, čia jis svarbus tuo, kad man pasakoma, gali būti toks širdies užkietinimas, iš kurio jau nėra kelio atgal. Nes tuo šėtono atveju, kitaip tariant, dvasinė būtybė, kuri yra daug tobulesnė už žmogų, čia labai svarbi tiesa, kad blogis nekyla iš tokio negebėjimo pasirinkti. Mes gaunam patį didžiausią blogį iš geriausio dalyko, kuris sugedo. Liujisas gražiai sako, nelabai gali tikėtis didelio blogio iš slieko, ar ne? Jis nelabai gali būti ir geras, ir nelabai gali būti evil toks blogas. Bet šėtoną gauni iš nupolusio angelo. Tai žmogus įdėmiai turi įvertinti savo dovanas, nes gali būti, kad baisiausias prakeiksmas, kurį jis jaučia savo gyvenime, kažkoks blogiausias dalykas, yra potencialas pačiam geriausiam dalykui. Ir jeigu aš turiu nuostabiausią dovaną, jeigu jis suges, aš galiu virsti į baisiausią žmogų. Dažniausiai geri dalykai, kai jie sugenda, jie tampa pačiais skausmingiausiais. Pavyzdžiui, ten lytiškumo sritis, meilės sritis sugriuvę gyvenimą, jeigu kažkas ten blogai. Tai su šita šėtono situacija, jo sprendimas toks nepajudinamas, tokia dvasia tobula, jis žino daug dalykų. Labai mažai gali pasakyti, aš nežinojau, aš persigalvot norėčiau. Ir galima užfiksuoti savo kryptį taip, kad Dievo kreipimasis tau tampa visiškai jau negirdimas. Ar ne? Tai čia aš priimu labiau kaip įspėjimą savo, nes nėra mano užduotis atsakyti į visus klausimus apie šėtoną. Taip. Bet taip mes tikime, kad dvasios taip yra, užsifiksavusios savo pasirinkime. Ir angelai turi laisvą valią, tai šėtonas yra vienas iš angelų puolusių. Ir ta bausmė čia visada labai, toks stereotipinis būdas, Dievas baudžia, kitaip tariant. Taip, baudėjas ar kažkas. Jo, Dieve, nepyk, norėčiau būti geras, kodėl mane baudi, aš daugiau taip nedarysiu. Ne, mūsų pasirinkimai turi pasiekmes ir bausmę mes vadinam tą natūrali pasirinkimo pasiekmė. Išėjau, pamiršau lietsargį pasiimti, sušlapau. Tai čia ta mano pasirinkimas baudžia mane. Ir taip. Mūsų pasirinkimai patys save, man atrodo, ir jie yra įdomus. Nėra, kad Dievas juos nubaudė išeiti, bet jie turėjo taisyklės, kaip ir visi turi, kad ir mokiniai, pavyzdžiui, mokykla turi taisyklės. Padarysi tą, būsi išmestas iš mokyklos. Tai reiškia, kad mokykla baudžia kiekvieną dabar mokinį, kuris, tarkim, gėrė, rūkė, mokykloje vartoja narkotikus, ar kokį, nežinau, atsinešė ginklą, ar kažką padarė kitam mokiniui. Tai ne mokykla pasako, oi, tu koks blogas ir tu turi išeiti lauk, bet yra taisyklės, turi laikytis ir neslaikai, tai yra pasiekmes, kaip ir sakot. Ir tam tikri pasirinkimai, kurie, man atrodo, dar svarbiau, kad pasirinkimai mane paverčia į kitokio tipo būtybę. Taip. Ir todėl man daros nepakeliama būti kito tipo tikrovėje. Pavyzdžiui, jeigu aš žinau, kad tamsioj patalpoj bus įjungta šviesa, o aš esu šešėlis, tai aš gerai pagalvoju, jei aš norėsiu būti bendrystėje su ta šviesa ir išliktoj patalpoj, aš turėčiau pašviesėti kažkaip, ar ne? Nes šviesa atsiras ir šešėliai dingsta. Tai nereiškia, kad šviesa keršyje, pyksta ant šešėlių. Tiesiog šitie du dalykai nebūna vienoje vietoje. Ir įdomiai, Liujisas čia, aš jau Liujisą antrą kartą paminėjau, jis gerai atsakinėja į tokius smūginius klausimus. Gali būti, kad pragare yra tam tikro tipo malonumo, nes žmogus gavo, ką jis rinkosi. Kaip sakant, visi galiausiai mes gausime tą kryptį, į kurią įsikibome. Ir
tai yra savotiškas malonumas gauti, ką pasirinkai. Nors tai gali lydėti didelę kančią, tuos mano pasirinkimus. Ir mūsų žemė. Pasirinki kažką, ko labai norėjai. Ir žinai, kiti sako, bet tu žinai, kokia kančia kartu ateis. Tavo egoistinis pasirinkimas, atskirtis, rezultatas depresija, tuštuma, nes gyvenimo skonio praradimas, bet sakai, nu ne, aš noriu to dalyką. Tai gali būti, kad čia yra atsakymas žmogui. Tai nėra Dievo bausmė, tai yra bausmė, yra paties žmogaus apsisprendimas. Kiek jis laisvas apsispręs, čia yra slėpinio zona. Dievas vienas mato mūsų širdis, ar ne? Kodėl krikščionys akcentuoja taip kančią? Ten čia rašo tokį klausimą, net per mišes, pradžioj mišių, čia mušamės į krūtinę, kas sukaltas 3 kartus, atrodo, žmonės nesijaučia kažką padarė blogo. Kam tas tokia atrodo, čia kančios religija, vos net ta visa krikščionybė? Dėl esu kaltas, tai man atrodo, tai yra realus situacijos pripažinimas. Mums atrodo, kad mes nekalti, jeigu taip jau atrodo, kad tokio pavojaus net neturim, tai matyt savęs nepažįstam. Ir tikrai šitoj visuomenėje mums gal ir nesudėtinga kurį laiką taip jaustis, nes, sakytumėm, ten lavonai nesimėto gatvėse, mes apsirengę, stogas virš galvos, kažkaip iš bado seniai jau girdėjom, kad tikrai kažkas numirtų mūsų aplinko ir tu gyveni be tų sukrėtimų ir gali pasijaus, kad aš dėl to, kad neblogai jaučiuosi, gal esu visai fainas žmogus. Bet vos tik kerta smūgis gyvenimo, vos tik pareikalauja gyvenimas aukos tam tikros, labai greit pasirodo tikrovė. Nei aš geras, nei fainas ir pasirodo reikėjo padirbėti su savimi, aš esu ant bedugnės prarajos. Dar truputėlį ir aš tiesiog paaukosiu visus, kad tik pratęsčiau savo gyvenimą 3 metus ilgiau arba 3 dienas ilgiau. Ir tai šitas pavojus visuose mumis. Ir dėl to, kad tą sąmoningai suvokti mes save įdedam į tą situaciją kartais. Kodėl pasninkai, kodėl gavėnia, kodėl adventas, kodėl nuolat bažnyčia primena mums, sustok ir pasidaryk inventorizaciją, blaiviau save įvertink, ar ne? Bet tai nereiškia, kad mes nedėkojam, kad tas esu kaltas yra mišiose tik nedidelė dalis. Tai labai daug džiaugsmo, labai daug dėkojimo Dievui iš dovanas. Manyje yra ir dovanų. Tai sakyčiau taip, o šiaip kančia, tikroji pergalė, man atrodo atsakymas trumpiausias, visgi ir krikščionybė žinia, tikroji pergalė nėra išvengti kančios. Tikroji pergalė yra nepaisant kančios, nepaisant to, kas be nutiktų, turėti nesulaužomą šviesą širdyje. Ir Jėzus ant kryžiaus yra geriausias pavyzdys. Nukryžiuotas žmogus, iš jo tyčiojosi, jį daužė, visi eina pro šalį, iš jo toliau tyčiojasi ir nukryžiuoti žmonės kaip taisyklė prakeikdavo savo budelius kankintojus, Jėzus meldžiasi už juos, jis pilnas atjautos, jame yra kažkas nenugalėto. Tai va ta pergalė, nepaisant kančios, čia yra tikroji pergalė. Sau to norėčiau palinkėti ir kitiem. Kitas klausimas. Jei Jėzus numirė už visas nuodėmės, bet bus žmonių pragare, ar tai reiškia, kad už jų nuodėmės nenumirė? Čia labai paprastas, galėtumėm sakyti, atsakymas. Aš esu tartum toks appsas su laisvė pasirinkti, prie kurios programos prisijungti, jeigu taip galima sakyti, ir nepaisant to, kad gali būti auksinio lygio ir kokybės operacinė sistema arba programa, aš galiu pasirinkti, nepaspausti enter mygtuko, išsiarchivuoti ir įeiti į kontaktą su ta programa. Tai pasiūlytą meilę aš galiu priimti arba atmesti. Tai toks ir būtų paprastas atsakymas. Ir pragaras nėra Dievas aktyviai tave įkiša į kažkokią ten skylę. Pragaras prasideda mano santykis su tikrove gali jau šitam pasauly būti pragaro programa arba dangaus programa. Ir pragaro programa yra aš ir mano asmeninis projektas, man yra visa tikrovė. Ir labai greitai į mano pasaulį telpa tik tas žmogus, kuris gali būti man išteklius, mano projekto baldas, interjero detalė, o ne laisvas asmuo. Aš atjungiu viską, kas netelpa į mano įsivaizduojamą
mano gyvenimo paskirtį ir tokiu keliu einant labai greitai ne tik, kad Kristus netelpa tenai į mano projektą, bet visa visata gali netilpti tenai. Ir pragaras ir būtų, tu tiesi toliau tokį gyvenimą ir tikrovė liko tik tai, kas tavyje. Minčių tavo pratesimas yra tavo pasaulis. Tai yra iliuzinė, netvari, kančią kelianti iš tikrųjų tikrovė dėl to uždarumo. Nežinau, čia va tokia mintis, kurią šiandien mes žinome krikščionys. Toliau tada kalbant, jeigu įstatymas nevok, yra nevok vienas iš Dievo įsakymų, reiškia, kad turi ir sąžiningai mokėti mokesčius. Tai kodėl tada pirmieji krikščionys nemokėjo mokesčių? Jei mokesčiai nepratingo dydžio. Neįsivaizduoju apie pirmų krikščionių mokesčius, čia reikia kažką žinoti, ko aš nežinau. Man atrodo, kaip tik buvo visada ta žinia, kad krikščionis yra geras pilietis. Ten, kur reikalavimas pilietinis nėra nemoralus. Ir visada krikščionybės, ypatingai pradžioj, ji plito taip pat ir todėl, kad vis dėlto pastebėdavo žmonės. Sakydavo, žiūrėkit, kaip jie myli vieni kitus. Žiūrėkit, kokie jie geri piliečiai. Jie nuolankus, jie nepasikėlę, jie atlieka savo pareigas ir, nežinau, geras krikščionis ir turėtų būti toks. O jeigu valstybė užkelia kažkokius nežmoniškus mokesčius ir žmonės nesugeba sumokėti ir dabar čia gaunasi žmonės dar nuodėmė nemokėdami arba, na, aišku, slėpimas mokesčio dar blogiau, bet... Čia yra jau labai rimti klausimai, mes turim visą net tą sritį, socialinis bažnyčios mokymas. Gal trumpai tada? Tai trumpai bažnyčia visada mėgina stimuliuoti teisingos visuomenės idėją, priminti apie teisingą visuomenę, bet bendrai realus žmogaus pasirinkimas ten, kur reikalavimas nėra nemoralus, aš stengiuosi įvykdyti savo pilietinės pareigas, kad nekiltų jokių sąžinės reikalavimų ir papiktinimų vadinamų. Kitaip tariant, kad neduočiau kitam priežasties laužyti įstatymus. Tai pabandom taip irgi greitai. Kažkurioje iš knygų parašyta, kad vyras su vyru yra baisi nuodėmė, santykiai vyro ir vyro lytiniai, bet popiežius kalbėjo pozityviai apie LGBT. Tai popiežius pozityviai turi kalbėti apie apskritai visus žmonės, nes Dievas myli visus žmonės. Krikščionis būna sunku tą tokį kitokį žmogų priimti. Bet ne visi mylimo Dievo žmogaus pasirinkimai ir moraliniai veiksmai yra pateisinami ir geri. Tai čia labai ir būtų paprastas atsakymas, kad taip mes skelbėm ir tikim, tai nėra mūsų pagrindinė žinia krikščionių, bet tikim, kad šitie santykiai turi savo turinį. Ir šito tipo santykiai, aš nesu laisvas tą turinį pats sukurti, jie skirti gyvybei dovanoti. Ir apie žmogaus pašaukimą labai neblogai gali įsivaizduoti duše save apžiūrėjęs, kam tavo kūnas yra pašauktas. Aš nekalbu apie anomalijas kažkokias, apie gender disforiją kokią nors, kas yra reali diagnozė. Ir tokiu atveju bažnyčia griežtai draudžia kažkaip ten tyčioti, žeminti, terorizuoti žmogų. Bet bažnyčia, aišku, nepritarė lytinės galios naudojimui ne pagal tą paskirtį. Ir ta paskirtis visada neišardyta į atskirus dalykus, bet gyvybę dovanoti ir meilę išreikšti. Ir negali jų atskirti. Nes jeigu jos labai labai stipriai atskiri, turinį ištrauki iš šitų santykių, tai tada tu greit nudreifuoji prie tiesiog pornografijos. Pornografija būtų tai naudojam kūną be prasmė nesvarbu, ar ne? Tai bažnyčia turi teisę kelti šitą klausimą, kokia prasmė šitų santykių. Vis dėlto turi būti prasmė šitų santykių ir daugybė atsakymų. Krikščionis turi būti tie, kurie, nes atsimenu, kuris šiais metais vyko Pride eitynės Laisvės alėjoje ir atsirado kažkokių krikščionių, dabar nepasakysiu, kas ten tokie, gal Pijaus X brolyje, aš nežinau tiksliai, nes yra skirtingos konfesijos, kurie atsistojo ten, atrodo, gal prie soboro kažkur ten didžiulį kryžių rožinį ir tenais vidury, atrodo, tokia, kėlė plakatai ten jų kažkokie, čia, kad Biblijos eilutės, aišku, visa kita ir ar mes krikščionys tokie esam, kad
Na, tie žmonės jautė, jų sąžinė sakė, kad reikia tą daryti, aš negaliu įlysti jų širdį. Man netrodo tai kažkoks konstruktyvus ar vaisingas metodas, nes dabar galimybių apie tai kalbėti ir diskutuoti ir net krikščioniška pozicija yra labai labai daug ir kitų. Bet tai buvo jų pasirinkimas, taip kaip LGBT žmonių buvo pasirinkimas žygiuoti tam parade, tai mes lygiai taip pat galim kvestionuoti, kiek yra. Bet ar netrodo keistai, jie eina į tynės, jie pasirašant plakato ten kokią Biblijos eilutę, kuri tikriausiai viena vieta ir yra. Man daugiau rūpi, iš tikrųjų, rūpi, žinai, čia yra tas krikščioniui pagrindinis iššūkis, kaip visiškai radikaliai ir tikrai nepritariant tokiam gyvenimo stiliui, nes mes nekalbam vien apie homoseksualų potraukį, mes kalbam apie dabar jau LGBT, kuris yra emblema viso tam tikro gay style society maždaug. Ir tam tikros edukacijos, kuri populiarina, siekia normalizuoti šitos santykius, ar ne? Tai šitoj vietoj, kaip tikrai nepritariant šitai programai vis dėlto mylėti asmenį. Nes aš manau, kad krikščionių užduotis yra ne kažkas mažiau, bet meilė, bet kurios asmens atžvilgiu. Priešo, kankintojo, budelio. Aš nesakau, kad čia nuostabiai man tai pavyksta, ar ne, bet aš žinau, kad žmogaus vertingumo nevertas nei koks mažesnis pasirinkimas, bet tik šitas. Mylėti kitą žmogų, jam linkėti gero, bet tu gali jam nepritart, kaip ir šeimos nariui gali visiškai nepritart. Tėvai, būna vaikų pasirinkimai, negali pritart, bet tu jį myli, ar ne? Tai čia yra ir nuolatinė intriga, ar pavyks, ir bažnyčios mintyje visada šitie du lygiagrečiai. Nepritarimas nereiškia neapykantos, meilė nereiškia pritarimo visais atvejais gyvenimo pasirinkimams arba situacijoms. Man patiko. Su lytiškumo sritim iš viso yra daug kitų dalykų yra nuodėmingi, ne vien homoseksualūs santykiai lytiniai. Man patiko Leonido Donskio, tenais buvo mintis įrašyta yra YouTube'ai prieš įtynės, man atrodo, jo paklausė, ar jisai palaiko. Tai jis labai, taip, man atrodo, racionaliai sveikai taip pat sakė, kad visi žmonės prieš Dievą yra lygus ir prieš įstatymą. Ir kad jau tai nurodo, kad ta lygybė mūsų visų žmonių orumas, kad esame sukurti palie Dievą, čia jau aišku, pridedu iš savęs, tai man atrodo, tai parodo, kad santykis turi būti sveikas. Aišku, įstatymas, jei prievartauja tavo sąžinę arba tu giliai įsitikinęs, kad įstatymas nemoralus, tai čia jau stato į sudėtingą situaciją krikščionį arba žmogų. Bet kurį su moraliniais įsitikinimais. Nežinau, žiūriu dabar tos klausimus, jie visi tokie, atrodo, jos galima pasidomėti, neužtenka tiesiog pasigūglinti, tiesiog jos galima praeiti, gal tiesiog tada kitus klausimus, kuriuos aš pats dar turiu. Tai pas mus dar Lietuvoje, kalbant LGBT, galbūt tie dalykai netiek aktyviai yra, kaip tarkim, žiūrint užsienį, Amerikoje, Kanadoje, kur yra tas woke ideologijos, tas paplitimas gan didelis, kur žmonės tiesiog reikalauja teisių. Vyrai gali sportuoti moterų kategorijose, sportinėse rungtyse, eiti į moterų tualetus, nes jiem užtenka pasakyti, kad jie yra moteris, tas tiesiog atrodo vos nepasakymas. Lietuvoje taip atrodo, to kažkaip nelabai matosi, to tokio, Kol kas ne. Bet kaip pačiam atrodo, ar Lietuvoje gali būti toksai... Žinau užsieniečių, kurie atvyksta atostogauti į Lietuvą, todėl kad sako, kur be važiuotum, vasarą LGBT vėliavos sostinėse iškabintos visur. Ir mes nenorim, kad mūsų vaikai būtų indoktrinuoti tokiu būdu, ar ne? Tai tiesiog, čia labai sudėtinis klausimas, man atrodo, tai paprasčiausiai. Atsakyti jį sudėtinga, bet gal man dvi probleminės sritys yra. Viena tai yra loginės sritis paprasčiausiai, kai mes siekiam Man klausimas, asmuo gali rinktis gyvenimo būdą, kokį jis nori. Ne mūsų pareiga eiti nuo durų prie durų ir žiūrėti, kaip kas gyvena ir aiškinti, kaip jis turi su kuo miegoti ir kaip gyvena.
Bet kai pagal keistą pasirinkimą formuluojami valstybės įstatymai, yra tas spaudimas įstatymus formuluoti, jau darosi sudėtinga. Nes jei kažkas gali sakyti, aš jaučiuosi kaip moteris, labai stipriai jaučiuosi diskomfortabiliai, jei jūs mane vadinat vyru, dėl to prašom pakeisti visą įstatyminę sistemą, jau yra bėda, nes aš, pavyzdžiui, norėčiau pasijausti, kad esu pensininkas. Ir kartais taip jaučiuosi iš ryto. 65 metų vyriškis, prašau man išmokėti pensiją. Žinai, arba aš jaučiuosi, kad esu neįgalus tiesiog. Taip, Kas iš to, kad aš tą galūnę turiu, bet man jausmas yra, kad jos nėra. Gal aš galėčiau gauti išmoką. Buvo kitas atvejis, kur žmogus sako, aš esu aklas, man atrodo, ir įsipylė chemijos į akis ir, tiesiog, nes jisai taip jaučiasi. Čia yra sutrikimas, aišku, tas savęs vis dėlto, tai mes kalbam apie kūno žalojimą labai stiprų, jeigu kalbam apie ten. Bet čia yra kiti dalykai. Vienas dalykas yra homoseksualus potraukis, kitas dalykas yra tas gender disforija, kurios pasiekmė yra ta lyties keitimo vadinamoji procedūra, kuri yra iš tikrųjų baisi, yra žmonės, kurie ją praėjo. Ir yra vieši liudijimai, ką jie patyrė ir kaip jiem gaila, kad tai nutiko. Yra tokių, kurie sako, viskas mums gerai, ar ne? Bet čia yra problema, kai valstybės įstatymus mėginame, kurie turi būti labai labai objektyvūs, tiek kiek įmanoma objektyvūs, pastatyti ant visiškai neobjektyvaus kriterijaus. Tai yra labai nelogiška, gresia chaosu ir tą reikėtų pakeisti paprasčiausiu žmogiškumu. Jei kitas žmogus net gyvena ir nuodėmingą gyvenimo būdą, bet nekenkia tau tiesiogiai, tai tu neturi teisės jį ten mušti, niekinti ir taip toliau. Lygiai taip pat kaip ir jeigu aš tikiu, esu katalikas, niekas neturi teisės, aš manau, kad aš esu Dievo vaikas. Aš nereikalauju, kad įstatyme būtų suformuluota katalikam privilegija, nes jie yra Dievo vaikai. Būtų kvaila, ar ne? Tai yra pasaulėžiūros dalykas. Ir kitas skausmingas sritis yra edukacija, vaikų edukacija. Vos tik mes įtvirtinam tam tikrą požiūrį kaip normalų ir uždraudžiam visiems iškelti jo nelogiškumą, prasideda edukacinė programa. Nes mes vaikus edukuojame apie normalius pasaulio dalykus. Ir čia jau yra labai skausmingas dalykas. Ar mano vaikas nuo mažens turi išgirsti, kad nors esi mergaitė, ką gali žinot? Gal tu norėsi būti berniukas? Taip. Ir kai aš buvau vaikas, aš buvau ir indėnas, ir katinas, ir žiogas. Ir tiesą sakant, kažkas ateitų, sakytų, tai prisiūkim tau dar 2 kojas, nes štai tu turi ne gender, bet rūšies disforiją ir nebūsi laimingas, nusižudysi. Nes 3 metai jau tu valgai iš dubenėlio kaip katė. Kiek vaikų valgo iš dubenėlio kaip katinas? Furiai yra toks terminas furiai. Tai, kas Amerika, aišku, dabar aš jį klausau, nežinau, pačiam yra laiko paklausyti, ką kalba apologetai, galbūt Amerikos ir kitų šalių, kurie turi didžiulius kanalus, kur milijonai yra peržiūrų, ar Ben Shapiro, arba toks yra Cliffas, nežinau, ar žinot. Shapiro žinau, bet. O Cliffas toksai, dabar pavardės nepasakysiu, kur gatvėse studentų važiuoja, studentų bendruomenėse, tiesiog atvažiuoja pas juos ir pradeda kalbėti. Ir yra begalės jo video, YouTube'ai, tiesiog visi klausimai tokie, random ten. Čia Biblitas, Dievas tą, ir jisai labai tokį turi gerą tokį, išprusimą ir atsakymus gerus. Yra daugybė dar tokių, Jordanas Petersonas ar dar kiti tenais yra, kurie jau kalba apie tai, kad tai vis tas vauktas ideologijos, toks bumas, jisai baiginėjasi Amerikai, netgi ne tai, kad jisai kažkur toliau, nes galbūt žmonės susiduria su realybė, kad toli nenueisi su to mąstymu. Tavo teisės ten kažkur apsiribos ir greičiausias įvyks. Dar kalbant apie būtent tuos asmenis, tos apologetus, jie stoja į diskusiją su ateistais. Ir dabar turim naują tikriausiai pasaulį tokią žymybę Alex O'Connor, nežinau, teko domėtis kažkiek, matyti debatus su krikščioniais. New Wave'as, čia yra nauja ateistų banga. Bet čia fenomenas, čia toks fenomenas. Žmogus stoja į teologijos ir filosofijos studijas, pasibaigia ir mane tai stebina, nes teko matyti Dawkinso debatus su, tarkim, dabar kalbėjosi su buvusią naujo ateizmo šalininkė, dabar atsivertusią krikščionę,
Ali, neatsiminsiu dabar pavardės jos, jinai atsivertė, jinai buvo su Dawkinsu draugai, nu dabar dar jie draugai, aš tikiu, gal tik tas Dawkinso toksai požiūris, kad dabar, oi, tu čia kaip čia dabar. Dawkinsui atrodo, kad jie atsivertė, jo kolegos buvę yra, nu tiesiog protas jam pasimaišė. Jo, kad jiem nusisuko. Nes tie debatai. Pagarba baigėsi. Jo, tie debatai, kurie dabar tenais yra tarp jų, jie yra keisti. Dawkinsas aiškiai klausė, tai ar tu tikrai, jis toks atrodo, negali būti, kad tu tikrai tiki. Jis sėdėdavo prie vieno stalo, diskutuodavo, čia ateizmas, mes nešam pasaulį, ten labai aktyvus jie buvo, būtent ta moteris labai aktyvi buvo ir paėmė atsiverčia, Dawkinsui tai nesuvokiama. Ir man kas kaiščiausia ir dėl ko man patinka Aleksas O'Connoras ir kodėl aš jo noriu klausyti, o Dawkinso debatai man tokie yra, jisai sako, kad teologija yra bullshit arba nonsense. Ir tai yra jo argumentai. Nežinau, man kaip iš akademiko, mokslininko, tai neskamba, kad aš noriu dabar tikėti, kad tu sakai. Aišku, man irgi tas gaunasi dalykas, nes jie dažniausiai diskutuoja auditorijose didelėse, kažkur būna salės ir šou elementas įsijungia. Doktoras pasako, tarkim, ar tu tikrai tiki, kad Jėzus prisikėlė iš numirusių ir kad jis gimė iš nekaltos mergelės Marijos. Ir ta krikščionė sako, taip tikiu. It's a bullshit. Ir tada ploja ten pusė, gal nežinau, pusė, trečdalis. Visi klausimai atsakyti. Atrodo taip, pusė žmonių, o kas čia yra, kodėl, bet jis nieko nepasakė, jis pasakė bullshit, tai čia neatsakymas. Aleksas O'Connoras pats nemažai kritikos įsakęs yra naujiesiems ateistams. Tai Hitchinso, šito Dawkinso irgi argumentam parodęs, kur argumentų tiesiog nėra, yra šou elementas, ne visur, bet nemažai kur kartojasi tas pats visiškai nepagrystas krikščionybės argumentų atmetimas. Ir Connoras yra pagarbus, jo tonas pagarbus ir tai nereiškia, kad jis daro kompromisą, jis labai aiškiai sako, kuo jis netiki, kas jam neįtikėtina. Jis kalbasi su ateistais, su tikinčiaisiais ir tai yra įdomus naujas etapas tikrai. Jį klausyti yra įdomu, malonu ir daug sužinai, nes jisai toj pusėje gali būti, jisai, manau, toks apologetas, kuris, jeigu su ateistais, jis gali būti su ateistais, jis tikinčiaisiais gali kalbėti apie tikėjimą, ten toliau kažkaip analizuoti. Ir jis pradėjo savo karjerą labai jaunas ir jo paties požiūris, kas yra smagu, jis pats pripažįsta, kad jis debatuodamas ir studijuodamas randa ir naujų dalykų ir kadaise buvęs absoliučiai ateistas, jis sako, aš galiu suprasti vis dėlto deizmo argumentus, kad yra kūrėjas, taip, fine tuning, įtikina. Mane vis dėlto įtikina, kad tai yra labai labai rimtas argumentas. Ir nėra nesąmonė tikėti, kad yra kažkoks protas pirminis ar ne. Bet toliau einam prie Jėzaus įvykio, krikščionybė, man čia atrodo. Ir taip toliau ir panašiai. Tai įdomu klausyti žmogų, kuris sąžiningai keliauja intelektualinę kelionę. Nes jei esi netikintis, tai belieka taip. Įrinkti duomenis ir žiūrėti, ką iš jų gali pasidaryti. Man kitas klausimas, ar tikrai savo pasaulėžiūrą mes renkamės surinkdami didžiausią įmanomą kolekciją žinių ir tada padarydami sprendimą. Svarbiausius gyvenimo sprendimus kartais laikas labai nedidelis. Juos būtina daryti laiku, turint pakankamą pagrindą pasirinkti. Nes jeigu norėtumėm viso žinojimo, mes niekad nesusituoktume, mes niekad nepasirinktumėm jokių pažiūrų, jeigu viską vien kvestionuotume. Ne, tai koks pirminis įspūdis galiausiai, ar man užtenka fundamentaliai tų esminių įžvalgų, kad jau stot ant tam tikros pasaulėžiūros bėgių ir jai atsiduoti ir tada keliauti truputį su kita nuotaika. Ar ne? Gal kažkada man pasirodys, kad ji buvo visiškai klaidinga. Bet mūsų intelektui savo vis dėlto angažuotis tam tikram pasaulio pažinimo būdui, suvokimui ir tada pakeliauti toliau, nes jeigu visada vien tik tais kvestionuoji viską, tai tu lieki kaip tokiam koridoriui neįėjęs į nei vieną kambarį. Čia kaip skeptikai, kurie yra nežmoniška situacija. Visko abejoja ir tada nėra tiesos kažkokios, mes turim turėti tiesos pamatą, jeigu neturėsim, kaip mes gyvensim. Jo, visko abejoti yra irgi pasirinkimas tam tikras. Taip, mes Lietuvoje turim vieną ateistą, ne vieną, kelis. Tokius, net kelis. Net keli, man atrodo, tokie yra. Ne, tai yra daugiau, bet tokie, kurie galbūt pakalba viešoje erdvėje, turi savo kanalą, kaip ir Vainis Valungevičius, arba
neatsimenu jo kolegos vardo dabar, skeptikų draugijai yra įkūręs, irgi toks, nu, vat, irgi kuria kai ką daugiau, nu, kalba apie ateizmą. Tai Vainius vieną klausimą buvo uždavęs, ar buvo Dievas Senajame testamente vienas iš Divine Council? Ir dėl ko labiausiai pašnekovas nesutinka su Bart Ehrmanu. Bartu Ehrmanu. Koks klausimas? Ar Dievas buvo vienas iš Divine Council? Divine Council, reikėtų čia patikslinti, kas Divine Council. Dieviškoji kažkokia taryba. Taryba. Tai čia Vienas aš iš tik to žinau, tų kad narių. angelų taryba yra tokia samprata, kaip ir Jobo knygoje girdim, kad renkasi angeliškos būtybės, kurios prižiūri procesus ir tautas. Galima sakyti, kad susijęs klausimas su, jeigu Dievas yra, kas sukūrė Dievą, tai šitoj vietoje yra fundamentalus, krikščioniškas atsakymas, kad tas, kas sukūrė Dievą, yra Dievas. Ar ne? Nes jeigu Dievas yra dalis Divine Council ir kitų būtybių, kažkokių dieviškų būtybių, tai mes vėl kalbam apie šito pasaulio kūrinijos uždarą sistemą. Ir man labai patiko Lenokso Džono argumentas, matematiko Oksfordo. Jis sako, jeigu mes perpratom Fordo automobilį ir žinom, kaip jis veikia, ir tada sakom, tai turbūt Misterio Fordo automobilį išradėjo. Nėra, nes mes viską supratom. Aišku, tai yra nesąmonė. Bet panaši nesąmonė būtų, jeigu Misteris Fordas egzistuotų, mes būtumėm automobilyje jį radę. Bet automobilyje jo nėra, vadinasi, jo nėra. Tai kai kalbam apie Dievą, mes nekalbam apie didelę būtybę, kuri yra šito sukurto pasaulio dalis. Jei šitas pasaulis turi kūrėją, nesvarbu multiverse, universe, kaip ten bebūtų, tas kūrėjas negali būti dalis, viena detalė šitame pasaulyje. Jis gali pasirinkti tapti detalę, kaip Dievas tapo žmogumi, bet kaip kūrėjas jis turi būti išorėje šitos sistemos. Jis turi būti apglėbęs šitą sistemą. Ir tada jis negali būti jokia tokia ontologinė dalis kažkokio Divine Council ar angeliškų būtybių, ar vienas iš daugelio dievų. Jis yra pamatas visų kitų įmanomų dievų ir viso šitos sukurtos tikrovės. Tai toks būtų mano toks fundamentalus atsakymas tada. Jeigu čia tai turime omeny. Nu, tikiuosi Vainius. Nes iš ateisto išgirsti apie Divine Council, nes čia tokia biblinė sąvoka, tai man nuostabu ir smagu, kad jie tą žino, bet buvo netikėta truputį gal. Taip, man patiko irgi girdėti vieną apologeto mintis, kad, sako, žmonės galvoja, kad mes galim savo ten 2 kg smegenyse sutalpinti Dievą arba, nežinau, viską apriepti, viską suprasti. Čia yra absurdas didžiausias, nes tai mes daug dalykų nesuprantam gyvenime ir, na, va, tikimės, kaip ir sako, va, mokslas, sako, kažkada atsakysi gal kažkokius didesnius klausimus, negu kad dabar atsako. Absoliučiai. Ir aišku, būtų kontraargumentas ateisto turbūt, bet jūs tikintieji sakot, kad jūs supratot apie Dievą ir galit papasakot, bet pirmasis teologinis teiginys, nuo ko įvadas į teologiją prasideda, į tikėjimą, yra, kad Dievo esmė neperprantama, nesuvokiama ir mes labiau galim pasakyti, kas Dievas nėra, nei kas yra. Jeigu šitą suprantam, tada jau pakalbėkim apie tai, ką mūsų įžvalgos faktai lyg ir veda mūsų tam tikras išvadas. Bet mūsų kalba apie Dievą tai yra labai kuklūs žodžiai, mes tą suprantam. Bet tai nereiškia, kad nieko negali kalbėti. Apie visą kitą tikrovę gali kalbėti, bet apie Dievą jis toks. Šitas stalas nesuvokiamas, tiesą sakant, jeigu nori viską apie jį pasakyti visais aspektais, ar ne. Tai tada ateis, sakytų, tai ką jūs ten studijuojat teologijai? Mes studijuojam tai, ką apie galima. Dievą negali papasakoti. O ką jūs fizikai studijuojate apie šitą kilimą, kvantinę fiziką? Daugiau klausimų negu atsakymų. Kam iš viso studijuoti? Tai mes studijuojam būtent tai, ką galima pasakyti. Ir ką galima pasakyti gal geriau negu buvo pasakyta. Tai visi mokslai daro tą patį. Gerai, dabar turėsim tokį momentą, atspausinu nuotrauką, jas parodysiu ir, na, paprašysiu pakomentuoti. Tai pirmasis įvykis yra per Kalėdas buvo atvertos duris.
Vatikane, gal apie tas duris šiek tiek. Jubiliejinių metų. Jubiliejinių metų, tai vat tokį parodysiu šitą paveiksliuką. Gal tokį, ne, tai paskui įdėsim, įmontuosim, kad visi Nuostabu. matytų. Kas čia vyksta, dėl to, kad atsiranda įvairiausių sąmokslo teorijų, ypač apie Vatikaną yra begalės, labai daug ir paskui netikėjau, filmukų prikurtų YouTube'ai, dar čia parodysiu kelias nuotraukas. Žmonės pasigalvoja, kad čia atvėrė duris portalą į vos ne kažkur demonams ateiti į pasaulį ir kažkas panašaus. Tai gal tokį. Kiekvienos bažnyčios durys yra portalas į aukštesnę tikrovę. Nu, ne demonams ateiti, mes tikim, kad kaip tik demonai negali pro tas duris praeiti, bet gerai, juokauju pasauliu. Tai yra jubiliejiniai metai. Bažnyčia turi tokį paprotį paveldėtą iš šventojo rašto. Ne kas 50, bet kas 25 metus arba išskirtiniam progom paskelbti jubiliejinius metus. Ir tai yra gailestingumo metai. Tai yra toks, na kaip, sakykime, gimtadienis. Tu skiri dėmesį to asmens svarbai, sakai, tas asmo mums brangus, prisiminkime tai. Ir tai yra konkreti diena. Tai nereiškia, kad visas kitas dienas mes nepraktikuojam to santykio. Tam ir yra ta diena, kad nepamirštum visus metus toliau bendrauti. Bažnyčiai išskirtiniu būdu pabrėžia teisingumą ir gailestingumą, sąmoningai tą savo primena ir mes įžengiam į metus. Tai yra, aišku, simbolis, slenksčio simbolis. Tai yra įprasta jau ne 100 metų, 14 amžiuje prasidėjus apskritai tradicija katalikų bažnyčių. Man atrodo, vartai pirmą kartą, ar 16, aš bijau pameluoti, atidaryti, kad popiežius tokių jubiliejinių metų pradžioje atveria Švento Petro bazilikos vartus ir įeina į tuos. Tai yra simbolinis įėjimas į gailestingumo jubiliejinius metus. Ir ten yra kitos svarbiausios bazilikos. Tai 4 vartai atverti ir vieni vartai yra kalėjime. Popiežius Pranciškus pasirinko tokį gestą, kalėjimo vartus atvert kaip simbolį, kvietimą į gailestingumą, apmąstymą ir atleidimą. Tai nežinau, tikėjimo žvilgsniu, man portalai į aukštesnę tikrovę, viskas šitame gyvenime yra, kiekvienas žodis, kiekvienas gali būti. Ką jau kalbėti apie šventas apeigas, kuriuose mes tikim, kad mes kaip laiko mašina veikia, ar ne? Tu suvienijamas su Kristaus efektu. Kristus yra kaip toks sprogstančioji, užkrečiamoji gerąją prasme galia. Tai why not, kodėl? Bet tik tais ne ta ezoterinė prasme, aišku. Čia daugiausia ezoterinė visokie. Nes ezoterinė prasme, ką jinai reikštų? Reikštų yra, va šitie konkretūs vartai. Jei tu žinai slaptažodį ir kodą, tai tu pateksi. Tas žmonėm ta paslaptis kažkokia, va, čia kažkas paslaptingo vyksta ir čia jie tą ezoteriniam maginį turi mąstymą ir jie tada įsivaizduoja, kad čia yra kažkas. Bet man norėtųsi šitą stumtelėti ne į tai, kad nieko čia nėra, bet iš tikrųjų daug daugiau yra nei kažkokie 5 vartai. Visas tikėjimas, tavo pasaulėžiūra yra portalas į kažką, kur tu patenki ir virsti kažkuo jau kitu, nei tu prieš tai buvai. Tai mes už tai renkamės, per kokius vartelius vaikščioti, ką per savo juslių vartus įsileisti. Bet kokios filmų platformos ar knygos yra tartum portalas, tu atsiverti ir tu pajudi į kažkokią tai tikrovę. Tu save paprogramuoji tam tikrą kryptim. Tai gražu būtų apskritai apie viską taip mąstyti, o ne tai, kad čia dabar išskirtiniai kažkokie tai ir ten dabar nueisiu, paliesiu, tai staiga mane kažkas. Tai atvėrus duris ir buvo toks dalykas įvykęs, kad kamera įdėjo prie kapo. Tai tiksliai dabar neįvardinsiu, gal jūs žinot, žmonės vėl prisigalvoja, kad čia Liuciferio kapą filmuoja ir pradėjo kalbėti, kad sako, niekas nežiūrėkit šios transliacijos, nes yra tiesiog transliacija, gali žmonės žiūrėti, yra kapo, kamera įdėta tiesiog prie kapo. Tai Liuciferis jis turėtų neturėti kūno, tai čia iš... O dar kapą, tai reikštų, kad jis būtų miręs. Tai jo tada nėra. Gal jie turėtų pateikti kažkokius argumentus. Paprastai jau kai būna apaštalų kapai, tai vis tiek gali ten patikrinti, kas ten guli ar kažkokie. Ne, čia aišku, fantazijai ribų nėra. Tai yra kieno kapas?
Ar pats taip Aš iš nuotraukos? čia nebuvęs, aš net nežinau, Ai, tai dabar tai- čia reikės iškirpti, nes labai gėda, aš turėčiau žinoti. Nes Petro... Taip, Petro. Taip, Šventojo Petro Bet aš ten kapas. nesu vidui buvęs. Tai gal tenais ne visą laiką, gal nėra, kad ten laisvai gali ateiti, gal irgi atveria Nėra, kad kažkurio visai momentu. laisvai ateit, jo. kaip Yra ir- po Petro bazilika. Kaip ir Turino šiaip drobulė po altorium, atveria. kadangi senas paprotys buvo ant apaštalų kapų statyti altorius, tai altoriai pagrindinių bazilikų turėtų būti virš apaštalo kapo ir dėl to daug hipotezių, ar ten Petro ar ne, ir dabar neseniai visgi rasta ir bandyta patvirtinti, kad ten yra tikrai apaštalo Petro kapas. Bet... Gerai, toliau keliaukim. Popiežius pasirodęs tokiu įdomesniu Arnutu. Ant jo yra toks ateivio simbolis. Nežinau, ar teko matyti. Žmonės prisigalvoja, kad popiežius palaiko ateivius, ar bendrauja su ateiviais ir kažką panašaus. Gal teko matyti, kas čia yra. Man tai čia labai suprantama ir gražu. Sąmokslo teorijų šalininkai, jie iš bet ko padarys kažkokį sąmokslą. Bet čia yra labai fundamentali krikščioniška žinia. Matom virš to kabutėse ateivio. Čia nėra ateivis, bet virš, sakykim, virš jo yra kryžius viršui. Ir čia yra labai graži seka, kadangi tai Arnutas, kurį mano supratimu čia yra figūros, kurios Čilėje, inkų, yra jos yra atrastos, kaip sakyti, jos didelio labai mastelio ir kyla klausimas, kas ten galėjo pamatyti, bet tai yra vis dėlto kalnų vietovėse mes esam, ar ne, ir iš aukšto matosi. Aš nežinau tiksliai, kas čia yra, bet greičiausiai kažkokios indėnų mitologijos, kažkokie veikėjai, kurie svarbus, gal kažkokiuose įvykiuose, mituose papasakotuose. Ir mes tikime, kad krikščionybė ir Kristus yra atsakymas į visų tautų, kaip Liujisas gražiai sakydavo, vizijas, į visų tautų geruosius sapnus, nes tos senosios mitologijos, juose yra tokios nuojautos gelbėtojo, nuojauta, kad įmanomas ryšys su dangum ar ne. Tai kaip šventajame rašte yra pranašų raštai ir Senas testamentas, kurie rodo į būsimą Mesiją, gelbėtoją, tai galima tautų mitus taip pat laikyti, kaip vadindavo tėvai, pagonių Senasis testamentas, senoji sandora, kuri taip pat ir rodytų į būsimą Kristų. Pavyzdžiui, koks nors ten Orfėjaus mitas. Ir nemažai tų vadinamųjų pagonių, kitaip tariant, ne žydų, sakydavo, ogi mes kažką tokio girdėjom, kad mirė, nužengė į mirusiųjų pasaulį, prisikėlė Orfėjus. Ėjo į Hadą gelbėti savo mylimos žmonos Euridikės, ir uždainavo, jis buvo saldžiabalsis giesmininkas, tai pragaro dvasias, Hado gyventojus, sargus eliminavo tokiu būdu ir vedėsi savo sužadėtinę. Tai ar ne taip Dievas tapė žmogum žmoniją kaip sužadėtinė iš mirties veda, ar ne? Ir tokiu būdu arba kokie nors indėnai, kurie šokdavo ten saulės šokį, kur perveriamas kūnas prisitvirtini prie centrinio to stulpo ir mintis yra, kažkas turi kentėti, kad tauta gyventų. Ir misionieriai papasakoja apie Kristų. Wow! Tai pasirodo, jis yra tikrasis saulės šokėjas. Jis kentėjo, kad mes gyventumėm. Ir jie vaizduoja jį kaip saulės šokio pagrindinį dalyvį, ar ne, su tom žaizdom, prie visatos ašies, kryžius, visatos centre stovi. Taigi čia ir bažnyčios tėvai ir viskas. Tai čia pagrindinė mintis, čia tas sąmokslo teorija tokia skurdi ir primityvi. Taip, iš tikrųjų yra, kad argumentų jokių, tiesiog toks vėlgi ezoterinis mąstymas. Žmonijos istorijoje buvo ilgesys aukštesnių, šventesnių dalykų. Pagal savo galimybę žmonės ir savo sugedimo laipsnį ir savo ilgesio laipsnį, abu dalykai dalyvauja, jie turėjo tą nuojautą ir pagal tą nuojautą gimdavo tie mitai, pasakojimai, šventos kažkokios apeigos. Ten galėjo būti kažkokių baisių, demoniškų elementų, bet taip pat galėjo būti ir kažkokių gražių elementų. Ir tie gražiai veda į Kristų. Tai nereiškia, kad tai mes priimam kaip religinę tiesą, bet krikščionybė ateina nesunaikindama, tai kas žmoniška, bet, kaip jaunimas sako, upgradeindama. Ir čia Tomas Akvinietis. Malonė leidžias ant prigimties ir prigimtį tobulina.
o ne sunaikina žmogaus prigimtį. Toliau, sekantis, Paulio 6 yra salė. Jeigu ten matot nuotraukai, tai nuotrauka šiek tiek tokia, objektyvas, taip labai matosi, kaip viskas sulieta, panašu į gyvatę. Ir žmonės mato gyvatę. Ar teko matyti tokį? Wow. Tokį Tai čia kas antras automobilis panašus į monstrą. Įsivaizduok, vaikas, kaip mato, mašinas, ar ne, ypatingai to su pailgom lempom, tai čia visi BMW ir Audi ir Subaru, kad tu... Bet užgausinas dvi iltis. 2 langai su tarpu per vidurį. Siaubas, tai monstro snukis, akivaizdžiai. Ir popiežius sėdi vidury. Gyvatės burnoje. Be abejo. Mes nesėdim tarp 2 langų. Man atrodo, šito centro langai, čia jeigu suliejus. Tokie prisimerkę kažkokie, tikrai piktą lemiantys ir žiūrėk, kokia burna baisi. ir dantys yra. Ne, čia neverta rimto net komentaro. Tada paskutinis tos gyvatės burnoje dar yra skulptūra Jėzaus prisikėlimo. Jinai vadinama. Daug žmonių ją pamatė, kaip ir įsigąsta, jie nelabai supranta, kas čia yra ir sako, ta skulptūra net nepanašu tenais į Jėzų. Ten gal kažkokiu vėlgi Liuciferį, gal netgi panašiau. Ar kaip jums, kaip čia ta... Čia labai priklauso nuo apšvietimo, čia šitoj nuotraukoj tai aiškiai matom, kad jį švyti tokia auksinė spalva ir jis, aš dabar mėginu interpretuoti, nes man atrodo, čia neapsimo, kaip žinai, sakai, o ką kūrėjas turėjo omenyje. Bet jeigu tu matai velnę, tai tau labai sunku bus įtikėti, kad jis kažką vaizdavo. Beje, kalbant apie tuos langus ir apie tuos, tuo keleliu pasileidus, tai gali visur matyti viską. Ten būna apie pirštų kombinaciją, ten kažkokią tokią. Taip rodo ir čia jau. Tai atsimenu, vienas kapucinų vienuolis nuostabiai sako, žinai, katinas. Įrodyk, kad čia ne katinas. Man čia katinas. Nes žmogus turi, taip jau nutiko, 5 pirštus ant rankos. Kiek konfiguracijų visam pasauliu per milijardų žmonių tu gali padaryti? 12, 15, labai sunku, bet dar kažkaip. Ir visada pasitaikys, kad kažkas sudėlios pirštus taip, kaip tau, paslėpta mintis. Ir Jėzus vienoje ikonai kažkaip ten įdomi rankas laiko, neatsimenu. Kaip tikras satanistas. Kažkoks ten. Bet aišku, šitas gestas reiškia labai labai paprasta ir popiežius yra jį parodęs, nes aišku, jis nekanonizuotas, bet yra ženklų kalba, tai yra I love you, tai yra I, L ir U. Ir šitas gestas yra labai pozityvus ir jis, aišku, taip, Bafometo ženklas, Bafometas rodo tokį. Tai ir vėl, 5 pirštai, ką dabar padarysi? 2 langai su grotelėm per vidurį. Taip, mes turime įsibauginti ir mes negalim dabar tų dalykų rodyti. O jei netyčia tai padarėjai, ar jau čia tonas tave čia užpuolė? Tai labai gerai, tada pabaigai keli klausimai, kurie... Apie šitą Kristų, tai, nežinau, labai gražu, iš tikrųjų. Čia skonio dalykas patinka, nepatinka, bet jisgi prisikėlė iš kur? Jis suplėšė mirties grandinės pančius, ar ne? Tai ant kryžiaus kodėl Dievas yra ant kryžiaus? Čia labai keista. Mes, krikščionys, turim keisčiausią emblemą pasaulyje. Tai yra blogas marketinginis ženklas. Jeigu esi marketingo komandų ir turi patrauklų prekės ženklą sugalvoti. Tikrai nepasirinksi nukankinto žmogaus ant kryžiaus. Ateikit, žiūrėkit, kaip patrauklu. Ne. Bet mes rodom visur, ant kaklo kabinamės, šitaip darom visai. Kodėl? Nes Dievas atėjo, kad aš nelikčiau vienas savo mirtyje. Jeigu mano dukra kažkur man paskambintų, dabar sakytų, tavo dukra tarp nepažįstamų žmonių, tamsu, šalta, jį siaube, aš metęs viską bėgčiau, aš tėtis. Ne todėl, kad aš kažką galiu pakeisti, aš net nežinau, kas ten yra, bet kad mano vaikas ten nebūtų vienas. Tai sprendžia viską, tai keičia viską. Kitoj šaly vienas, pasimetęs, be pinigų, nežinai kur. Ir lygiai tą pačią situaciją įsivaizduok su būreliu draugelių, su kuriais ir pažvengt gali iš savo. Keičia viską, ta bendrystė, ar ne? Ir čia Kristus, jis suplėšo tą mirties tamsą, mirties tinklą
ir auksina viską iš tamsos, tas auksas gražiai nušvinta, čia labai gražu iš tikrųjų. Tai va, į pabaigą visiškai... Jis prisikelia, kaip pasakyti, iš mirties išveda mus, jis ateina, kad būtum su mumis mirtyje ir Čia jau sako, būtų dabar galima eit, eime, dabar eime. Tikriausiai 3 valandas būtų galima pasakoti, kaip Jėzus, nes apaštalų tikėjimo išpažinime Jėzus nužengė į pragarus. Kur mirusieji. Taip, kur mirusieji buvo. Toks dalykas įdomus gaunasi. Esame jau šiek tiek ir kažkada kalbėję apie tai. Kalbinau prieš tai 2 egzorcistus. Ir vat turėjom klausimą. Aš irgi egzorcistus gerbiu, jų darbą, jų veiklą ir viską, ką jie daro. Tai man tokių atsiranda teologinių klausimų, kuriuos, man atrodo, sveika yra klausti ir abejoti, ar tikrai mes taip turim kliautis, taip aklai šaudyti, kaip, pavyzdžiui, vienas praeitas pašnekovas pasakė, kad Hario Poterio filmai, blogai, kažkas tenais blogo, kaip pačiam šitas. Na, tai nėra tas rytis, kurią aš galėčiau visą išanalizuoti. Bendrai taip, mano pamatinė pozicija, tai tarnystę be galo gerbiu kunigus, kurie iš viso ryštasi. Kažką patyrus, ką jie patiria nuolat, nežinau, kas turėtų mane įtikinti, kad verta, kad tai nėra tai yra sudėtinga, tai susiduri su labai sudėtingom situacijom, labai sudėtingai žmonėmis. Aišku, kitas dalykas, kiekvienas tas tarnaujantis žmogus, jis gali turėti ir savo požiūrį, ir savo nuomonę, ir kažkaip linkti į tam tikrą judėjimą. Tai žinau, yra kažkaip kartais į paprastą klausimą, kad žmogui būtų absoliučiai aišku, būna supaprastintas atsakymas. Ir man šitoj vietoj atrodo jis pernelyg supaprastintas, kai yra išvardinta, ko negalima, kad piktos jėgos tavęs neapimtų. Ir ten įvardintos konkrečios roko grupės, konkrečios knygos. Karlas Jungas. Ir man atrodo, čia didžiulė tokia klaida, nes pirmiausiai, kad įvardintum tokį dalyką, tai turi būti išstudijavęs, kas ten yra. Turi būti 100% užtikrintas, kad kažkokį stilių konkretų, nes vis dėlto, man atrodo, pats principas yra, kad žmogus sutepa, kaip Jėzus sako, kas išeina iš jo širdies. O su knygomis tai yra, tu įsileidi tam tikrą turinį į savo vidinį pasaulį ir taip, mes turim būti labai atsakingi. Bet čia ne Hario Poterio klausimas, čia apskritai, kokio lygio literatūrą aš skaitau ir kokį turinį įsileidžiu. Bet turinį mesgi interpretuojam. Tai kai kurių biblinių istorijų tada negalėčiau įsileisti, jeigu interpretuočiau vien tik pagal išorinius tokius kriterijus, ten kažkas kažką nužudė, kažkaip tai negatyviai istorija kažkokia yra. O jeigu skaitytojas nesuvoks, kad čia yra geras pamokymas, tai čia su Hariu Poteriu yra tas pats. Aš suprantu rezervą apskritai, nes ten daug kalbama apie magijos pasaulį. Ir aš suprantu, kodėl mano dukra skaito beje tas knygas. Ir aš pradžioj jaučiau tokį, palauk. Man asmeniškai tai rėžia ausį pozityviai vaizduojamos raganos. Man šitas žodis asocijuosi vis tiek su Šiaurės Amerikos indėnai, Afrika, senasis pasaulis, senosios religijos. Nėra pozityvių raganų, neturėtų būti. Iš principo, nėra baltų raganų? Tai ne raganos, tai turėtų būti burtininkės. Jei būtų žodis burtininkas, būtų kas kita. Žiniuonis, burtininkas, čia tas wizard. Bet čia anglų kalbos problema. Angliškai mes neturim witch ir kažkaip žiniuonė. Ten yra galimybių. Tai ką girdi Britai su tai žodžiais, yra truputį kas kita, ką mes girdime. Nes aš linkęs išsaugot tą grytutės ir jonuko žanrą, kur ragana tykoja ir linki tau blogo. Tai aš norėčiau šito archetipo. O burtininkė gali būti ir gera burtininkė. Nes visos pasakos pilnos to. Narnijos kronikos pilnos to. Žiedų valdovas pilnas burtų, magijos, kerų. Tai visos pasakos šiaip, didžioji dalis, bet jau tikrai pilnos yra magijos. Bet tada man klausimas yra kitas, kokia fundamentali žinia.
Ir su Hariu Poteriu aš visgi taip ryžiausi, nugalvoju taip. Tai nėra mano skonio knyga, bet čia ne apie skonį kalbam. Viena vertus, taip, tai labai gera literatūra. Kas šiandieninį vaiką 10-11 metų priverstų skaityti 3 kart iš eilės 600 puslapių storio knygą, ne mobiliaką minkit, bet perskaitą knygą 3 kartus. Ir tokių knygų yra ten visos 7. Tai bent jau taip kokybiška literatūra, tikrai autorė geniali, labai gerai pačią istoriją, siužetą, labai realistiškai, tai psichologinis paveikslas tų veikėjų labai, sakyčiau, geras įvadas į tikrovę, kaip renkamas į gėrį, bet gėrio pasirinkimas yra pamatas šitos istorijos. Ir paskaičius iki 7 dalies, 7 daly paaiškėja, bent jau man buvo labai aišku, ir net ir filmą žiūrint, net kirto ir susigraudinau stipriai, nes Kristus, tai yra Kristaus istorija. Vis dėlto žinia, kaip įvadas į Evangeliją, yra labai galinga, labai stipriai. Aišku, aš žiūrėčiau vis dėlto, jeigu mano vaikas linkęs į juodąją magiją, nu tai tada gal pagalvočiau 2 kartus, bet paprastai vaikai neblogai skiria, kas yra pasaka, kas yra tikrovė. Skaitėm Narnijos kronikas ne kartą ir dukra nepuolė landžioti į spintą, kad patektų į Narniją. Tai, o net jei pabandytų. Gal būtų smagu, jei pabandytų vaikas, kogi mes nebandėm. Realybės pajausti šiek tiek ir taip suprasti. Bet bendrai tai taip. Iš vaiko negali tikėtis nieko kito maginės pasaulėžiūros. Todėl, kad žymus teologas, Louis Bouvet, katalikų teologas, sakė, kiekvienas vaikas yra pagonis. Mes gimstam turėdami pagonišką pasaulio vertinimą. Norim pakerėti, norim maždaug žvilgsniu pastumti kažką tai, norim neužlipti ant plytelių, kad blogai nebūtų kažką. Vaikai prisigalvoja tų prietarų. Tai čia yra toks natūralus mūsų stovis, iš kurio reikia išaugti. Satanistas būtų degradavęs vaikas, reiškia pagonis, ar ne? Tu panaudoji tą piktam ir dar pradedi tikėti, kad tai veikia. Bet šituo atveju Hario Poterio jau 1 dalies pabaigoje nokautas, tiesą sakant, visai magijai. Visa magija nereiškia nieko prieš meilę. Haris Poteris pergalė yra meilė, atsakymas meilė. Ir ko nesuvokia Voldemortas, jis negali suprasti, kaip galima pasiaukoti už kitą, kaip galima mylėti. Ar ne? Tai čia iš principo šėtono negebėjimas, atsijungimas nuo to gėrio ir gėris taip ryškiai konfrontuoja su šėtonu, kuris nori turėti galę, ezoterinę galę, maginę galę. Atsakymas - motinos meilė, tėvo meilė, bičiuliams gyvybę už draugus atiduoti, ar ne? Evangelija, įvadas į Evangeliją. Tai nežinau, kur dar rasti kažkokį ten galingą įrankį vaikui, kad būtų geras įvadas į Evangeliją. Tai man šitoj vietoj norėtųs tos korekcijos. Pirmiausiai, reikėtų gerai susipažinti su to kūriniu, kad jį įtraukti tokį sąrašą pavojingų knygų. O šiaip visos knygos pavojingos. Tai tam tikram skaitytojui. Tėvai žiūri vaiko tendencijas kažkokias ir išmintingai mėgina pasiūlyti gerą literatūrą. Bet Haris Poteris yra gera literatūra, ji moko gerų dalykų. Bet taip, jeigu vaikas negeba visai interpretuoti ir vien tik tai sakys, aš noriu, perskaičiau, aš noriu būti kaip Voldemortas. Mano herojus yra, arba Žydų valdove, aš Sauronas. Ir Narnijos kronikose, tai aš norėčiau būti kaip baltoji ragana. Tos istorijos skirtos kaip tik ne tam. Jeigu vaikas renkas tokį kelią, kažką tėvai ne taip gal darėte, žinai. Tai ateitum į šventas mišias ir sakytum, wow, norėčiau būti kaip šėtonas. Mes ne apie tai kalbam. Tos istorijos kaip tik skirtos tamsos sugriovimui, sulaužimui. Mano visai gera mintis užbaigti šitą pokalbį. Tai labai dėkoju. Ačiū žiūrovams, kurie žiūrėjo. Užduokite klausimus komentaruose, jeigu kažkam dar kyla klausimų.
nežinau, galbūt galima padaryti kitą dalį, bet toks, man tie klausimai, taip nežinau, juos įdomu užklausti, bet atrodo, atsakymai visi, nu, tiesiog užtenka pasigūglinti, kam čia labai tokia išsiplėsti, nes yra galbūt įdomesnių temų, apie kurias galima padiskutuoti. Tai dar Ačiū jūs, tai labai smagu. Žiūrovai, sėkmės gyvuokit. Gerai. Ačiū.